ar galit papasakot, ką jūs dabar veikia? Buvo visokios kalbos su žmonėm, galbūt kažką pašnekinant, pasitariant, gal kas nori kandidatuoti. Tai buvo tokių žmonių iš verslo pasaulio, tikrai aukšto lygio profesionalo, kurie sakė, taip, gal ir norėčiau, bet mano asmeniniai įsipareigojimai yra didesni, negu kad aš galiu padengti iš mero atlyginimą. Jeigu šiandien reikėtų investuoti į nekilnojamąjį turtą Vilniuje, bet ne pagal dabartinį prestižą, o pagal miesto plėtros perspektyvą, kurios rajonus ar miesto kryptis laikytumėte įdomiausiamis? Labai teisingai yra, man atrodo, mąstyti, kad pinigų kiekis yra antroji vietoje, kaip leidai yra pirmoji vietoje. Ir čia vėlai grįžtant prie politinių visų dalykų, tai man labai nepatinka Lietuvoje nusistovėjusi kultūra apie pinigus kalbant ir kairės ir dešinės politikų, ir beveik visi to užsikrėtė. Norim geresnių paslaugų, reikia daugiau mokėti už tai. Pala. Kaip mes čia žiūrim? Tikriausiai, kuo daugiau pinigų ir interesų sukasi aplink miestą, tuo daugiau atsiranda žmonių, kurie nori paveikti kažkokius sprendimus. Tai ar jūs esat patyręs tokių momentų, kai jūs bando paveikti? Ar sunku atsilaikyti? Protingi žmonės pirmą uždirba pinigus, paskui eina į politiką, o ne tokie kaip aš. Pirmą eina į politiką, o paskui eina uždirbti tų pinigų. Tai ne, grįžtant prie pirmos temos, mero atlyginimas nėra tas, iš kurio būtų galima susikaupti pagalbę. Yra tekę atsisakyti ar ne, padėti kažkam ir dėl to, kad jūs atsisakėte, įsigijot priešų, pavadinkime. Labai dažnai. Sveiki, čia pokalbė apie pinigus. Šiandien prieš mane svečias, kur labai norėjau pakalbinti, tai Remigijus Šimašius. Sveiki, Remigijau. Sveiki. Truputėlį pristatysiu, manau, kad žmonės, ypač Vilniečiai, tikrai žino, kas jūs esate, bet truputėlį pristatysiu daugiau. Tai Remigijus teisininkas, buvęs teisingumo ministras ir net dvi kadencijas Vilniaus mero pareigas ėjęs politikas. Tai šiandien kalbėsime, tikiuosi, apie pinigus, atvirai, apie valdžią kažkiek, apie dabartinį jūsų gyvenimą. Bet pradėsiu gal nuo tokio paprastesnio klausimo, o gal ir netoks ir paprastas, ar jums lengva kalbėti apie pinigus? O kaip, kadangi teorija savo, kad pinigai ir seksas turbūt yra vienas sudėtingiausių temų, tai tikrai nėra tai, kad kaip apie orą. Tai aišku, kad yra dalykų, kur reikia pagalvoti, ar noriu sakyti, ar nenoriu, kaip čia pozicionuoti, tai aišku, kad yra tokio pagalvojimo, bet kad būtų sunku, tai nepasakyčiau. Irgi, jo labiau, kad turiu praktikos daug kalbėti apie svetimus pinigus. Nes vis tiek būnant ir politikoje, jo prieš tai Laisvosios rinkos institute dirbant tikrai tai buvo mano ir tema analizės, tai apie tai daug, kai apie svetimus daug kalbi, tai ir apskritai lengviau truputėlį pasidaro. Ir apie savus? Truputėlį lengviau, bet aišku, kad tikrai tai nėra tema, kur aš bet ką pasakočiau. Tai, kaip sakėt, tikiuosi kalbėsime pinigus ir atvirai, tai apie pinigus tikrai kalbėsiu, o atvirai pasistengsiu kiek galiu, kiek žinau, tiek ir papasakoti. Esat, matau, pasipuošęs į mūsų laidą dar specialiai. Jo. Sudėjęs tokį ženklą. Jo, iš tikrųjų specialiai pasipuošiau, nežinau, čia kamerai matosi ar ne, čia toksai, nesu aš didelis to dolerio fanas, bet čia toks doleris iš rankyčių sukabintų. Tai turiu tokius marškinėlius, pernai, man atrodo, dovanų gavau Varšuvoje vienam renginį kalbėdamas irgi, sakykime... Irgi apie pinigus? Iš esmės apie pinigus reguliavimą, tokiam kapitalistinėmis temomis, tai jie tokį simbolį sugalvoja, man tai labai patinka, bet nebūtinai aš visur norėčiau jį nešioti, bet pagalvojau, čia yra proga pasipuošti. Tai pasipuošiau specialiai. Ačiū už tai. Tai pradėkim gal tada nuo tokių klausimų, tai ar galit papasakot, ką jūs dabar veikia? Dabar, iš esmės daugiausiai, ką veikiu, pagrindinė mano tokia afiliacija arba sąsaja, tai yra su tarptautiniu institutu kitu, IRID vadinasi, Institute for Regulatory Innovation, Delivery and Effectiveness, tai dirbam apie reguliavimą, kad jisai būtų prasmingas, turėtų apskaitai prasmę, kad apskritai turėtų, kad nevargintų verslo ir žmonių ir inovatyvus būtų. Tai čia Graikijoje tas institutas teoriškai yra, praktiškai po Europą visą dirbam ir kolegos, turbūt kolegų graikų gal net neturiu, prancūzai, italai. Tai čia pagrindinė afiliacija, taip pat universitete Vilniaus su partnerystės profesorius teisės fakultete ir dar vienu pirštu vis tiek politikoje su tarybos narys vis dar.
Na, tai čia pagrindiniai dalykai. Na ir dar turiu vieną kitą veiklą. Ir esu laisvas žmogus, kas reiškia, kad darau Tai įvairius dalykus. Daug vis dar tų veiklų yra palikusio. Čia, nežinau, ar tinka žodis tas vis dar. Nes man po mero pareigų, kurias palikau prieš 3 metus ir 3 mėnesius turbūt, tai vis tiek reikėjo persikrauti, nes beveik 16 metų buvau politikoje, o tai reiškia, kad tuo metu negali daryti nieko kito. Tai natūralu, aš pagrindinę savo veiklą palikau už nugaros ir per tos 3 metus jau dėliojausi ir vis dar dėliojausi, ką įdomaus, prasmingo ir pelningo veikti dabar. O apie pelningumą, tą turbūt šiaip esu pasiruošusi klausimų, mes pakalbėsim apie tai, nes turiu įvairiausių nuomonių ir prisiskaičius ir pati, tai man labai bus įdomu sužinoti ir jūsų nuomonę. Tai aš gal ir pradėsiu apie tai. Mes truputėlį vėliau dar sugrįšime į šitą temą. Truputėlį. Man įdomu bus sužinoti daugiau apie tas veiklas, bet apie atlyginimus aš noriu pasiklausti. Nuomonės. Ne faktų kažkokių, bet nuomonės. Tai šiais metais, perskaitysiu, šiais metais Lietuvos prezidento atlyginimas siekia apie 6 000 eurų į rankas. Ministro pirmininko apie 5 000 eurų į rankas. Ministro apie 4,5 tūkstančių eurų į rankas. Papildomas pareigas kažkokių užimančių Seimo narių apie 4 000, o miesto merų irgi apie 4 000 eurų į rankas. Tai kaip manote, kiek šiandien į rankas turėtų uždirbti, pavyzdžiui, miestų merai arba Vilniaus meras? Tai yra 4 000. Nežinau, ar čia daug ar mažai? Šiaip, beje, palyginus europinėme kontekste, tai yra turbūt beveik vidurkis, nes yra kas uždirba mažiau, yra kas gerokai daugiau. Bet šiaip turbūt mažiau negu vidurkis. Kur uždirba mažiau, kokiose šalyse? Gal prisimenu? Na, aš žiūrėjau, kad Slovakijoje tikrai labai nedaug, daugelio atveju centrinės Europos šalyse, bet, tarkim, Prancūzijoje, man atrodo, irgi labai nedideli atlyginimai yra. Tai dabar tikrai nenoriu ekspertų čia vaidinti, atsimenu, kad pasižiūrėjau ir buvo tas spektras ypatingai didelis, iki 10 kartų skiriasi už tas pačias pareigybės Europoje atlyginimai. Ar daug ar mažai priklauso nuo kriterijų, man atrodo. Nes šiandien... Žiūrėkit, Vilniaus meras. Ne, bet vis tiek, aš noriu sistemiškai pažiūrėti nuo kriterijų. Kokių politikų mes norim? Kokios motivacijos žmonių mes norim, kad ateitų? Aišku, galim sakyti idėjų, neužsidegus ir taip toliau, bet kita vertus, ar tai reiškia, kad jie neturi turėti, arba kiek jie turi turėti potencialiai įsipareigojimų, ar galima tikėtis pervilioti į politiką žmogų, kuris privačiam sektoriui labai sėkmingas dėl pinigų. Akivaizdu, kad dėl pinigų negalima pervilioti. Dėl ko kito galima pervilioti? Na, dėl to, kad bus ramesnis gyvenimas, irgi tikrai ne. Dėl to, kad laidose, kur nors jisai bus ne taip draugiškai kalbinamas, o spaudžiamas dėl kiekvieno dalyko, irgi turbūt ne. Na, tai turbūt galima pervilioti dėl prasmės. Kad tikrai gali dirbti prasmingą dalyką. Ar tai pakankama? Nežinau. Man atrodo, kad šiais laikais truputėlį nepakankama, o tai reiškia, kad ir mes kaip visuomenė turėtum žiūrėti. Aš kaip buvęs politikas, jau kalbu kaip politikas, tai būčiau nekalbėjęs. Žinokit, aš dėl to ir norėjau jūs pakalbinti. Nes esamą politiką daug sunkiau yra kalbinti, manau, dėl to, kad vis viena turi didesnius, sakykime, barjerus užsidėję žmonės. Man asmeniškai, kai buvau politikas, galbūt net tiek barjerai, nors jie irgi tam tikri buvo, bet buvo daugiau principo reikalas. Aš apskritai atlyginimo dydį žiūriu taip, kad aš asmeniškai kaip žmogus nelabai suprantu, kai žmonės guodžiasi viešai, kad yra per maži atlyginimai. Kodėl? Nes man atrodo, tai yra pasiūlos ir paklausos santykis. Klausimas, ką tu gali pasiūlyti kitiems santykyje, tarp visų kitų siūlytojų ar ne. Jeigu tu gali pasiūlyti daug kitiems reikalingą dalyką, tai tau ir mokės didelį atlyginimą, tarkis. Bet tikriausiai privačiam sektoriui, bet kaip yra su viešuoju? Atlyginimai tenais būna dažniausių atvejų nustatyti kažkur. Čia mano požiūris gal ir neteisingas šito vietoj, aš nežinau. Nes aišku, kad jeigu esi karys, gydytojas, viešo sektoriaus darbuotojas, bet kur ne, galbūt ir normalu pasakyti, man per mažas tas atlyginimas, mokėkit daugiau. Bet iš esmės, tai yra tas pasakymas kaip ir normalios darybos, mokėkit daugiau, jeigu ne, aš einu ieškotis kito darbo, arba ne, arba jeigu karjerą pasirinkai, yra tokių, kurio uždaryta viešam sektoriui iš esmės, karys, tarkim, karininkas, įstoja, viskas, žinai, kad čia bus karjera. Gali pereiti kitur, išsinešti daug žinių, bet vis dėlto tam tikras pažadas, tam tikras lygis egzistuoja. Tai galima apie tai šnekėti, bet vis dėlto.
Tai yra susitarimo reikalas, nu čia tas pats, kas guostis, kad kalafiorai per brangus parduotuvėje. Nu tai arba perki, arba neperki, gal ne to sezono perki, gal per kažką. Nu tai yra kainos klausimas. Tai yra dėrybų ir sprendimų, man atrodo, daugiau dalykas, negu kad tokio, sakykime, dėjavimo ir manimo, kad neteisybė. Bet žiūrėkit, man kartais atrodo keista, kad iš aukščiausio lygio valstybės, pavyzdžiui, vadovų mes tikimės tokios aukštos kompetencijos, aukšto lygio, bet jų atlyginimai, arba jų atlyginimus mes norime matyti mažesnius už savo. Tai ar Lietuvoje mes iš vis norime stiprių politikų, bet nesame pasiruošę galbūt jiems mokėti, nes taip gali būti, taip atrodo iš šono. Manau, kad labai nevienodai visuomenė žiūri. Manau, kad tie, kurie sėkmingai konkuruoja privačiam sektoriui, bent jau iš mano patirties, iš mano burbulus žiūrint, tai visi sako, kad politikų atlyginimai turėtų būti didesni ir aš su jais sutinku. Aš irgi su jais sutinku. Manau, kad žmonių, kurie jaučiasi, kad netaip sėkmingai konkuruoja ir galvoja, kad galbūt juos likimas nuskriaudė, kad kažkokia neteisybė yra, tai jie pasimatuoja savo atlyginimą su dabartiniu politiku, mato, kad didesnis ir galvoja, o ko jis geresnis. Ir dažnai, gal iš tikrųjų nebūtinai geresnis, visko būna. Bet čia svarbiausias, man atrodo, dinaminis veiksnys yra, ne faktinis. Ne tai, ar aš šitam politikui, kurį šiandien matau tribūnoje, noriu mokėti tiek. Nes yra kai kurių Seimo narių, kurias aš nenoriu nei cento mokėti. Ir yra taip, manau, kad ir taip per daug. Bet tai yra tik asmeninis požiūris, o ne institucinis. Norint institucinio požiūrio, grįžtų prie to, o kokius žmonės norim patraukti. Ar norim privilioti iš kitų karjerų. Ar mes vien tik tai ant prasmės ir gal kartais garbėtroškos. Ir kartais tai būna labai adekvatu ir svarbu, o kartais būna neadekvatu. Ar tik tokius nori žmonės pritraukti, ar tuos, kurie žino savo vertę, žino, ką gali padaryti ir ima tai kaip vertės pasiūlymą, ar ne? Aš padirbėsiu politikoje, tai klausimas, kokios sąlygos, kiek man už tai mokės, ar turėsiu pakankamai laisvas rankas priimti pats sprendimus, na, kaip bet kur kitur prieinant. Tai man labai norėtųsi, kad tokių žmonių būtų daugiau, o tai reiškia, kad ir sąlygos turi būti atitinkamas. Ne tik apie atlyginimą, bet iš esmės ir apie pagarbą ir apie galimybę padaryti tuos dalykus, kuriuos esi įsipareigojęs. Tai tikrai nereiškia, kad atviros rankos atrištos bet ką daryti, bet vis dėlto, na, kad mes žmonės ar valstybės tarnautojus ir politikus vis dėlto vertintume už rezultatus, o ne už buvimą toje vietoje, tai labai norėtųsi. Aha, man patinka jūsų politkorektiški tokie atsakymai, nes tiesiai, aš suprantu jūsų atsakymą, bet tiesiai nepasakot, kad atlyginimai nėra visgi tikriausiai adekvatus tam darbui, kurį aukščiausio lygio vadovai turi dirbti. Jūs pats buvote atsakingas kai tik už visą miestą, už jo įmonės, infrastruktūrą visą, už milžinišką biudžetą. Tai jūs manot, juk jūs manot, kad jūsų atlyginimas nebuvo adekvatus tai atsakomybė. Ar adekvatus? Šiandien jisai dar pakilęs yra. Šiandien jisai pakilęs. Tai buvo mažesnis. Tai aš tikrai manau, kad ir nuo šiandieninio lygio, jeigu mes norime būtent tokių žmonių, tai aišku, reikia mokėti adekvatų atlyginimą, kuris rinkoje yra aukštesnis. Tai tiek. Beje, kai aš nusprendžiau nekandidatuoti merus dėl daugybės priežasčių, ir tai vis tiek buvo visokios kalbos su žmonėm, galbūt kažką pašnekinant, pasitariant, gal kas nori kandidatuoti. Tai buvo tokių žmonių, aš aišku negaliu atskleisti jų asmeninių pokalbių detalių, bet iš verslo pasaulio tikrai aukšto lygio profesionalo, kurie sakė, taip, gal ir norėčiau, bet mano asmeniniai įsipareigojimai yra didesni, negu kad aš galiu padengti iš mero atlyginimą. Ir šiuo atveju tai galim tik hipotetiškai pasvarstyti, ar ne, ką galbūt mes prarandame šitoje vietoje. Galbūt būtų ypatingai aukštos prabos politikai, kurie priimtų savalaikiškius, drąsesnius, teisingesnius sprendimus ir mes visi nuo to būtumėm turtingesni. Tai čia toks yra, kad, kaip sakant, kaip bėdnas moka 2 kartus, dažnai sakoma, tai mes irgi vis tikimės, kad iš idėjos kažkas ateis, kartais ateina iš idėjos, kartais neteina, tada renkame kitą iš idėjos, na, kad šiuo atveju turi būti labiau, sakykime, ant tvirtesnių pamatų pastatyta ta motyvacija, o tai reiškia, kad atlyginimai turi būti adekvatus. Ir beje, tai ne tik su pačiu atlyginimu susiję, bet ir su principais pačiais. Man labai nepatinka, kai valstybės tarnyboje yra kompensavimas visas už darbą apmokamas,
nes kuo ilgiau dirbi viešam sektoriui, tuo didesnis tavo atlyginimas, kyla visokie koeficientai. Tai tarkim, jeigu tau yra 40 ar 50 metų, 60 metų, nesvarbu, ir tu po privačios karjeros visą gyvenimą nusprendė perėti viešą sektorių, tai tu uždirbsi mažiau negu to paties amžiaus žmogus, tose pačiose pareigose, kuris visą gyvenimą dirbo viešam sektoriui. Ir kai mes viena vertus sakome, kad reikėtų čia kaita būti, iš privataus į viešą, iš viešo privatų, realiai viešasis sektorius daro viską, kad taip nevyktų. Aha. Viską, kad būtų visiškai priešingai. Tai man atrodo ta patirtis, kad dirbau Lietuvai 30 metų, tai mano ten koeficientas didesnis, o kitas, jeigu privačiam sektoriui dirba, tai ne Lietuvai, tai va, čia yra dar papildomas toksai momentas, kuris irgi įneša dar niuansų lygyje, bet vis dėlto irgi tokio neteisingumo ir neadekvatumo, manau. Labai geras pastebėjimas ir visgi. Koks turėtų būti tas atlyginimas merų? Kaip jūs galvojate? Nepasakysiu. Kas tai turėtų būti? Nepasakysiu. Dabar rėžis koks nors, pavyzdžiui. Man, vėlgi, aš kaip buvau meras, susiskaičiavau, kiek yra darbuotojų ir koks biudžetas nesunku susiskaičiuoti, bet kiek darbuotojų daugmaž struktūra visą talpina. Tai sudėjusius mokytojus, gydytojus, netgi viešo transporto vairuotojus yra 30 000 žmonių, kurie ne pagal viešuosius pirkimus, bet šiaip struktūra dirba. Tai, mes nelabai Lietuvoje galim pasilyginti, tarkim, 30 000 darbuotojų ir, 1,5 milijardo biudžetą valdantis vadovai, kiek jie uždirba. Suprantu, kad dirbti valstybėje yra ir sunkiau, ir lengviau. Galima įvesti tos koeficientus, sunkiau dėl to, kad visi yra tavo viršininkai. Ir tai yra pagrįsta, visi piliečiai yra tavo vadovai. Ir tas yra realu. Kita vertus, vis dėlto tai yra, kad ir skintančiam pasaulį, bet stabilumo truputėlį daugiau. Pripažinkim, kad prezidentas nesubankrotins Lietuvos ir premjeras ar ne, gali tik tai labai žemynus spausti arba labai pakelti, o bet kokios įmonės vadovas per 4 metus gali nuvaryti bankrotą bet kokią įmonę ir gali pakelti dar labiau. Tai yra konkurencijos sąlygos yra kitokios, bet iš principo tai turėtų būti arti tokio masto žmonių atlyginimų. Ir man atrodo, reikėtų tą ir įsivertinti. Yra galiausiai agentūros, kurios atlieka apžvalgas tų atlyginimų lygio, tai nes dabar pasakyti iš lempos skaičių per drąsu būtų neatsakinga. Bet kur kartelė, pagal ką reikėtų žiūrėti? Pagal vadovus. Pagal vadovus, taip. Kaip jūs galvojate, ar maži tie politikų? Maži. Aš nenoriu tikriausiai tokio žodžio vartoti, nes kaip politikams, kaip didelį darbą atliekantiems, sakykime, žmonėms, mažokas atlyginimas gali didinti korupcijos riziką. Pavyzdžiui, ar tai yra kažkoks galbūt patogus pasiteisinimas tiem žmonėms, kurie nori būti nesąžiningi? Aš sakyčiau, kad netiesiogiai nebent. Kodėl ne? Nes man atrodo, žmonės tokie yra, kad jiems gana labai retai būna. Nesvarbu žmogaus ir pajamos, ir turtas, ar tokiam lygiai, ar tokiam lygiai, mes visi visą laiką norim daugiau. Ir čia vargu, ar galima to pasiteisinti, kur yra problema. Galbūt, iš tikrųjų, žiūrint į kai kurias kitas šalis, Lietuva, ačiū Dievui, nebėra tam lygmenį, kur visiškai akivaizdu, kad neįmanoma pragyventi, o žmonės iš tavęs tikisi. Buvo kažkada ir su policininkais, ir su gydytojais, ir su kitais. Tokie atlyginimai, tai aišku, kaip moralinis pasiteisinimas egzistavo. Dabar jau šiandien, man atrodo, nebe. Vis dėlto iš to minimaliausio lygmens išaugom. Bet kur netiesiogiai tai labai didina korupcijos riziką, grįžtant apie tą patį dinaminį aspektą. Kokius žmonės mes pritraukime tas pareigas. Tai jeigu mes nepritraukiam sėkmingų, gerai organizuotų žmonių dėl atlyginimo, reiškia konkurencija tas vietas yra mažesnė. O dalis žmonių visur, ir į valstybės tarnybą, ir į politikus pretenduoja dėl idėjos, o dalis dėl visiškai kitų priežasčių. Dalis dėl garbės, šiaip tiesiog, kad pabūsiu ir labai faina. Dabar, man atrodo, visai nemažai tokių politikų, kad džiaugiasi antpečius paturėję ir karjerą išrašę. O dalis, neslėpkim, ir žiūri nelegalaus verslo, tai yra korupcijos galimybių. Nes durys atsidaro? Nes durys atsidaro, būtent politikoje. Tai jeigu jie patiria mažesnę konkurenciją iš tikrai kompetentingų žmonių, tai yra didesnis šansas, kad mes turėsim tokius žmonės, kurie dėl korupcinių motyvų ir nuo pat pradžių atėjo į valdžią. Tai grubiai tariant, jeigu jau žmogų jau turim atsakingose pareigose, tai man atrodo labai nedidelė įtaka yra atlyginimas didesnis ar mažesnis korupcijai. Bet prieš patenkant, tai, man atrodo, ta netiesioginė įtaka yra milžiniška. Ar pas, pavyzdžiui, kaip jūs galvojate, būtumėt
dar geriau dirbę savo darbą, jeigu, tarkim, atlyginimas jūsų būtų buvęs 2-3 didesnis, kuris žinotumėt, kad atlyginimas yra tikrai solidus ir kad jums nereikia galvoti apie papildomas jokias veiklas, apie nieką kitą. Šiaip norėjau pasakyti, Motyvacija kad ne, nes iš tikrųjų toks esu ir tikrai daug ir energijos, ir laiko, ir proto įdėjau tai, bet kita vertus žinau, kad spaudimas visą laiką veikia, o atlyginimo dydis tai irgi yra spaudimas. Na, čia būdavo tokie, o čia aš tokiais marškinėliais, būdavo tokie marškinėliai, kaip jie apsimeta, kad moka, aš apsimetu, kad dirbu, ar ne? Kažkada atsimenu dar tokiais senais laikais iki susibrandesnės rinkos ekonomikos pas mus. Tai man atrodo, kad dalis politikų taip žiūri ir turbūt objektyviai vertinant, kai atlyginimą tau moka tikrai labai gerą, aš dabar jaučiu savo privačiam darbę irgi lygiai taip pat, kartais sutinki už mažiau kažką padaryti, kartais už tikrai daug. Ir kai tikrai daug, morališkai tas veikia. Ir visai veikia, nes dar yra baisiau susimauti, dar labiau nori gerai padaryti, vis tiek tas nenori veikia. Norėčiau pasakyti, kad neveikia ir norėčiau pasakyti, kad vienodai, bet iš tikrųjų tai veikia. Čia šiaip į mano ankstesnius klausimus atsako jūsų šitas pasakymas labai daugą. Gerai. Gerai. Jūs šiek tiek užsimenat apie tuos rezultatus, kad gal būtų visai neblogai, kad būtų matuojama rezultatais. Tai aš norėčiau, kad taip labiau apie tai pasikalbėtume. Kodėl, kažin, nėra taip daroma? Nes, tarkim, jeigu tu dirbi privačiam kažkokiam sektorium arba kažkokio įmoniai, tai vis tiek yra matuojami, vadinami tie KPI-ai, palei tai tu gauni kažkokius bonusus, dažnose įmonėse taip yra. Kodėl, pavyzdžiui, nėra taip mūsų valstybės tam visam sektoriui, visose darbuose, kad atlyginimai nėra susieti su rezultatais, ten, nežinau, su ekonomikos galbūt augimu, su gyventojų pasitikėjimu kažkokių rodiklių, gal kai apklausos būna daromos ir visais tais įvykdytais pažadais, kur būna prieš rinkimus. Jo, šiaip, jeigu taip trumpai atsakyti, sakyčiau, mažiau įstatymai, daugiau kultūra mūsų atsakinga. Kodėl? Dėl to, kad labai daug yra pareigybių ir tik didžioji dauguma, kur galima numatyti kintamą dalį ir ta kintama dalis yra numatoma labai labai nenoriai, o jeigu kas nors pamato, kad kažkas išsišoka ir daugiau uždirba, tai dažniausiai aš matau, kaip žiniasklaidoje, tarp profsąjungų, šiaip žmonių dažniausiai būna, nežinau, ką jis ten padarė, bet aš matau, kad vienas gauna daugiau, kitas mažiau, čia myliu, nemyliu ir niekas net nelinkęs žiūrėti į rezultatus. Tai man atrodo, kad tas labai, labai aktualu. Ir čia, kalbant apie valstybės tarnybą, galima skatinti už rezultatus, bet tada prasideda limitai. Tada jeigu kažkas priartėja prie limitų, negerai. Tada tenai kokį nors 13 atlyginimų už rezultatus galima duoti, ar ne? Tada visi suskaičiuojam, kiek tų 13 atlyginimų yra. Jeigu labai daug, tai jau tada nuskalpuosim, ar ne? Jeigu ne vienodai, tai irgi tas pagrindimas, kaip, kur, kodėl turi būti preciziškas. Nors iš tikrųjų tie KPI-ai kartais būna labai aiškus, o kartais būna nebūtinai su tiesiogiai KPI-ai susiję, bet pradaro žmogus problemų kažkur tai yra kitur aprašyta. Netgi praktiškai žiūrint, tarkime, su vadovais, įmonių vadovai, biudžetinių netgi įstaigų vadovai, jie gali irgi gauti kintamą dalį labai neretai. Kartais tai formalizuota to 13 atlyginimo priedų forma ir panašiai, kartais žymiai didesnim dalim, dvigubai daugiau gali gauti įmonių vadovai. Bet, pavyzdžiui, iki šiol atsimenu mokyklų vadovai. Mes žinome, kad, pavyzdžiui, kad būtų geras mokslas, tai viskas priklauso nuo mokytojų. Mokytojai priklauso nuo vadovų, aš visą laiką sakiau, nuo vadovai priklauso šiek tiek nuo merų, tai gal padarykim tą pokytį. Ir užtrunka laiko suformuoti tos KPI-sus, suformuluojam, tam likus dar keliam mėnesiam iki metų, tada metai praeina ir po to jau tada vertinimas. Nuo vertinimo ar gauni priedą, kyli arba krenti. Tai jeigu kyli, viskas, jokių problemų. Bet jeigu neduok dieve, kas nors yra įvertintas gerai tai nėra puikiai, tai yra gerai. Esu netgi pralaimėjęs teisme bylų dėl to, kad nepasiekti KPI-ai, tas, bet staiga visokių priežasčių
apsistatoma, kodėl ne. Ir vėlgi aš matau, kad ir teismai kultūra vadovaujasi lygiai tą pačią. Tai aš sakyčiau, kad mūsų kultūra vis dėlto tokia, jūsų laida tikiuosi irgi prisideda prie jos gerinimo, nes čia reikia suprasti, kad mokama ne už pastangas, o už rezultatą. Aišku, ar atsakant radikaliai dabar, ar visiems tas gali būti, irgi nesutikčiau, nes, žinot, kaip ir įmonės vadovas pasamdžius, tie KPIs gali būti labai labai įvairūs ir niekada nebūna vienodi. Ne visą laiką apyvartos ir pelningumo išaugimas yra tas KPIs. Kartais ištraukimas iš bankroto, kartais restruktūrizavimas, kartais kiti dalykai. Arba valstybės pasitikėjimas dar, tarkim, valdžia. Ar valstybės pasitikėjimas. Kas yra labai svarbu tikriausiai ir tai yra nepastebimas dalykas. Visiškai. Ir visiškai taip, bet vėlgi, aš iš principo už esu tokius rodiklius, bet velnias detalėse kartais lypi. Kartais mes norime, kad mūsų valdžia priimtų reikalingus, bet nebūtinai labai populiarius sprendimus. Išverčiam į kitą kalbą, į pasitikėjimą, ką tai reiškia, priėmė nepopuliarius sprendimus, reiškia mažiau pasitikė. O reikėjo padaryti? Reikėjo. Tai jeigu jau versle yra pilna atvejų, kai yra užauginami rodikliai, tarkime, prieš exitą įmonės, ar ne, prieš IPO ar panašiai, ir sunku tai pagauti, tai įsivaizduokim, kas valdžio yra. Tai padidinam pensijas prieš rinkimus. Pasitikėjimas valdžia aukštyn, ar ne? Ar tai reiškia, kad didesnius atlyginimus reikia mokėti? Tada blogiausiams politikams, kurie visas krizes pridarė didžiausias nesąmonės, turėtum daugiausiai mokėti. Taigi patiems aukščiausiams, prezidentui, premjerui, kad ir merams, aš manau, kad vis dėlto turėtų būti plokščias nustatytas. Bet tiems, ką jau jie samdo labai konkrečiems žmonėms, tai aš manau, kad tikrai KPIs-ai galimi suformuluoti, tie aukščiausi žmonės ir formuluoja tos KPIs-us. Ir jie turi būti aiškus, skaidrus. Beje, KPIs-ai lūkesčių laiškai labai labai svarbu yra. Aš tai turiu pasakyti, kad pats turbūt pradėjau madą apskritai valstybinių įmonių vadovams lūkesčių laiškus viešus rašyti, nes iki tol to nebuvo. Nuo Vilniaus savivaldybės tai prasidėjo nuo manęs, kad turim vadovą ir dažnai aš matydavau, kad politikai, kurie galiausiai juos skiria, šiaip ar taip į rankas nusiplauna, ten valdyba, vadovas, nieko, bet pala. Tu esi atsakingas. Tai bent jau lūkesčių laiškas su tais pačiais KPIs. Turi būti tenai. Tai dabar tai tapo tradicija, norma. Kartais veikia gerai, kartais ten formaliai, bet jeigu nori tą įrankį naudoti, tai gali pilnai. Aš pati dirbu su KPIs-ais, tai malonu sėdėti šalia žmogus, kuris yra tas pradininkas kažkoks ir pradėjo tuos laiškus siuntinėti, labai svarbu viešam sektoriui, bet dabar tikriausiai visos didžiosios įmonės naudoja šitą rodiklį ir man atrodo, kad tai yra labai svarbu matuoti, dėl to, kad būtent su KPIs-ais tu matuoji savo progresą. Taip. Tai jeigu tu progreso nematuoji, Kas žino, ar tada tas progresas ir įvyksta tavo darbe ir ypač tokiam dideliam dalykė kaip valstybės valdymas, tai aš kalbu apie visus, apie politikus, apie aukščiausio lygio vadovus visus. Tai turbūt, kad visgi reikalingi yra tie KPIs. Ir kartais tie KPIs labai kultūrinio pobūdžio irgi labai svarbus, kur sunku yra suformuluoti kiekybiškai, bet net jeigu ir nesugalvoji, kaip suformuluoti kiekybiškai, vis tiek reikia suformuluoti. Ir čia, man atrodo, labai labai dideli resursai, efektyvumo tame yra. Aš, pavyzdžiui, kokį pavyzdį pateikiant, jeigu prisimenat ten žymųjį teltonikos kabelio atvejį, kai ten Via Lietuva su ESO ten ginčijosi kas kaip kur ką. Tiesą sakant, čia yra irgi KPIs klausimas. Ar turi monopolinės įmonės KPIs, kad būtent kritiniais atvejais, rizikingais atvejais, turi būti nelaikomas vienareikšmiai vertas, sakykime, kainodaros, bet proaktyviai inicijuojama ir daroma kažką. Aš dabar noriu paklausinėti jūs apie Vilniaus pinigus taip labiau. Ir apie tai, gal kaip iš tikrųjų priimami tie tokie milijonus eurų kainuojantis miesto kažkokie sprendimai. Tai kai žmogus tampa meru, jis taiga pradeda spręsti ne tik politinės kažkokias idėjas arba reikalus, bet ir pradeda valdyti šimtus milijonų eurų valstybėje. Tai kai pirmą kartą pamatėte tą sumą, su kuria reikės dirbti,
ar jautėtės pasiruošę su ta suma tokia dirbti ir ar nenorėt atsitraukti tą sumą pamatęs? Jaučiausi tikrai pasiruošęs, nes tuo metu iššūkiai buvo kiek kiti, suma buvo gerokai mažesnė, įsipareigojimai daug didesni, žinau, kad ateinu į de facto, jeigu būtų privatus verslas, tai būtų bankrutavęs jau tuo metu, tai buvo antra labiausiai praskolinta Lietuvoje savivaldybė ir kiems atlyginimai vėlavo, visokias avialinijas municipalinės miestas finansavo, kurių pajamų dalį daugiau negu 50% sudarė mokesčių mokėtojų subsidijos, aišku, nuolat vėluojančios. Žodžiu, tikrai žinau, kad atėjau dirbti bankroto administratorium pradžiai, tik paskui prie idėjų. Tai tikrai tam jaučiausi pasiruošęs ir ne tik pasiruošęs tuo metu, bet labai gerai atsimenu, labai toks specifinis mėnuo yra, ypač Vilniuje. Tokia situacija susiklosto Vilniuje labai įdomi, nes rinkimai visoje Lietuvoje savivaldos yra vienu metu, o paskui yra priesaikos merų. Tai paskutinė, kas prisiekė ir pradeda eiti, tai vis laik yra Vilnius, didžiausias miestas. Ir yra mėnesio arba daugiau netgi tarpas, kai jau po rinkimų, bet dar senas meras eina. Kaip vyksta tas mėnuo? Tai va tas mėnuo man vyko, tai aš, aišku, stengiausi dar labiau įsigilinti, dar labiau pasiruošti, komandą be abejo formuoti, bet vienas iš dalykų, tai aišku, dariau vizitus į bankus, tartis dėl būsimų ir esamo finansavimo sąlygų, nes viskas birėjo. Tai labai įdomus tas pokalbis, aišku, vyko, nes, gerai, taip dabar darysim, taip darysim, ir apie finansinę drausmę ir atsakomybę visą. Tai viskas, aišku, labai patiko tiem bankam, bet taip, tai gerai, tai kai darysit, tai tada ir pašnekėsim. Tai tikrai laukiu už tų dalykų, ruošiausi, bet tai buvo labai specifinė situacija. Ir beje, iliustracija yra irgi apie pinigus ir finansus, irgi labai taip įdomiai. Atsimenu, tokia buvo dar Vilnius veža taksi kompanija municipalinė, įsteigta. Beviltiška, visą laiką nuostolius tik generuojant ir buvo labai aišku, kad neturės baigtis, nes ne taip paslaugų kokybė yra gerinama, nes siaubas. Tai pirmą dieną pradėjus eiti pareigas, neaišku, atveju administracijos direktoriai gauna skambutį iš lizingo bendrovės, kuri automobilius turėjot. Tai jau jūs pusę metų nebemokat už to lizingo įmokų, tai mes jau pasiimam tos automobilius. Tai irgi toks labai iliustratyvus teiginys. Tai šitas buvo šiek tiek surprizas, aš galvoju, kad bent savaitę turės. Bet pirmą pusdienį netgi tas skambutis. Tai kita vertus palengvino sprendimus. Įmonė užsidarė ne dėl to, kad vališkai reikėjo, bet jau faktiškai buvo tikrai bankrotas ir tik tai matyti, nežinau, kažkokių tai ryšių, dar ko dėka iki rinkimų buvo patemta dar truputėlį arba bandoma kažkokio stebuklo žiūrėti, kurio čia negalėjo būti. Bet kaip eiti, žinant, kad yra tokia situacija, kaip eiti į tokias pareigas? Jeigu jūs jau žinot, kad yra tokia situacija ir kad jums reikia spręsti dalykus, kapstytis iš tos padėties su tokiu atlyginimu, pavadinkime, kas tai turėjo būti, kas galvoje dėjosi, kokios mintis kilo, kad jūs norėjote tai įsitraukti? Žinot, čia yra pliusų ir minusų tame, jeigu taip grynai žmogiškai. Pavardinkit pliusus ir minusus, man įdomu. Jo, tai po vieną, tai pagrindinį pasakyčiau. Viena yra, čia beje ir privačiam versle tas pats galioja, jeigu buvo geras vadovas, ypatingai geras, viskas buvo tobulai, ar viešam, ar privačiam versle, ar ne? Ir jisai dėl vienų ir kitų priežasčių nebėra vadovas. Pasitraukė, nuimtas buvo, nežinau, galbūt mirė, galbūt dar kažkas. Ir dabar po jo ateiti į pareigas, ar ne? Kai visi sako, kaip buvo geriausias ever vadovas, ar ne? Ir visi taip, tai ką tu dabar parodysi? Kur nors pažiūrėjus, Ukrainoje, ar ne? Fiodorovas, ne? Nuostabus politikas, ten padarė gerai, krašto apsaugo, puikiai nuimtas, ne? Kas po jo ateina? Tai tu pavarysi dabar taip pat, ar ne? Tai yra didelis iššūkis, ir ta nebūtinai lengvai pavyksta, ir tai yra objektyvių aplinkybių, netgi dėl ko sunku. Kita vertus, jeigu buvo žemumose tokiuose, tai yra gana lengva parodyti gerą rezultatą pačioje pradžioje. Tai aš taip buitiškai sakau, bet yra gana lengva. Aišku, yra iššūkių, yra lūkesčių valdymo momentų, nes žmonių tikisi, kad bus labai gerai. Aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti... Karto. Taip, aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti irgi, kad 2 aukštas politinės pareigas tokias turėjau, Seimo narių neskaitau, bet ministro ir mero, tai jeigu ministro atveju man pavyko lūkesčius valdyti, sakyčiau, labai gerai, tai mero atveju nelabai gerai.
Nes aišku, kad buvo tie sprendimai, buvo gerėjo ta finansinė padėtis, jau po 1,5 metų galėjau dirbti ne bankroto administratorių, bet normaliu CEO atitikmeniu, sakykime. Taip, bet žmonių lūkestis buvo, kad ne, dabar, kad viskas iš karto pagerės. Ir man nepavyko tų lūkesčių suvaldyti. Ir tai, aišku, tada ateina toksai nusivylimas, o tikėjomės, kad bus viskas nuostabu ir tas, ir anas, ir trečias. Ir iš tikrųjų, realybė yra tokia, kad jeigu ateini į normalią finansinę padėtį savivaldybę ir tik tai buvo vadybiniai sprendimai nekokie, tai iš karto tu gali rodyti gerą rezultatą ir tose gatvėse, ir visur kitur. Bet jeigu net tiek vadybiniai, kiek finansiniai yra problemas, ar ne, taigi žmonės paprasčiausiai nežiūri tenai. Tai, kad tu tenai išsikopėjai, niekam nei šilta, nei šalta, ar ne? Tai klausimas, kaip atrodo ta mano aplinka visa aplinkui. Tai pavyko tam tikrų dalykų padaryti, bet lūkesčių valdymo prasme čia yra didelis iššūkis. Tai aš sakyčiau, netgi pagrindinė problema lūkesčių valdymas, o ne pats darbas. Nes darbas kai darbas. Vienur, vėlgi tas pats, jeigu pradedi tik bėgioti, sportuoti, tai pradžioje tavo kreivė tobulėjimo aukštai kyla, o jau paskui padirbėjus jau sunkiau. Tai čia ne apie sunkumą eina kalba, bet daugiau apie lūkesčių valdymą ir apie tokius, na, sakykime, santykius su stakeholderiais, visais, su darbdaviais iš tikrųjų šiuo atveju. O gerai, per visą šitą laikotarpį, tai čia pati pradžia, aš suprantu, sunki, galbūt atsakysite mano klausimą jau su šitu atsakymu, bet papasakok arba prisiminkit tokį konkretų atvejį arba konkretų finansinį sprendimą, kur, pavyzdžiui, net negalėjot užmigti, nes ant stalo buvo tiesiog labai didelė suma pinigų ir reikėjo kažkokį sprendimą priimti. Tai čia šitas ir buvo, tarkim, pati pradžia, ar galbūt buvo kažkas dar didesnio, kur tikrai atrodo sunku net priimti, bet sprendimą priimti reikia. Sunku užmigti. Ačiū Dievui, nervai mano gana geri. Tai gal bus tas paradoksas, bet kuo sudėtingesnė situacija, tuo aš ramiau miegu. Ir iš tikrųjų nemiegoti neteko. Ačiū Dievui, jeigu taip konkrečiai. Bet ir tokių sprendimų, kur jau būtų visiškai tokia pato būsena ir nežinau kaip priimti, kaip šitam filmą, nežinau, jeigu matėte Legraciją, Malonė, labai įdomus filmas apie aukščiausių vadovų dėlsimą priimti sprendimus, kurie kartais gali būti ir prasmingi. Tai ne, man tokio dalyko neteko, teko daugiau kitus dalykus daryti, kai žinau, ką reikia priimti, apskaičiuota, bet žinau, kad tai turi kitą pusę ir kaip pasiruošti. Na, lygiai tas pats buvo, pavyzdžiui, ta pati municipalinio avialinijų atvejis. Na, kaip dabar atsimenu. Miestas neturi sumokėti iš ko atlyginimų darbuotojams. Tuo metu, tai čia 15 metais, subsidijų poreikis yra 12 milijonų eurų per metus, net ir dabar būtų didelė suma, bet jeigu šiais laikais padauginkime iš 3, tarkim, maždaug pagal biudžeto santykį. 12 milijonų į metus, šansų, kad viskas pasikeis, yra lygiai 0, nėra ką, bet žmonės nusipirkė bilietus, tą padarė. Sudėtingas sprendimas, kažkam tai yra viltis, svajonė, kažkas įsivaizduoja, kad labai gerai padarė, nors nepadarė. Tai lūkesčių suvaldyti šitoje vietoje, tai aišku, tas ne tai, kad nemiegojimas, bet tikrai galvos skausmas, kaip padaryti, kad priėmus teisingas sprendimas ir būtų suprastas teisingai. Tai tokių dalykų tai dažniau turbūt teko susidurti, kad grinai kaip parodyti. Arba, nežinau, tas pats krizė buvo tuomet su vaikų darželių milžiniškų trūkumų. Ne tai, kad į norimą darželį žmonės nepatekdavo, į jokį darželį nepatekdavo, nežinau, iš Grigiškių Naujo Vilnio galiu ieškoti, arba tokiais atstumais. Ne. Tai irgi tai buvo greiti sprendimai, jau pasiruošęs su privačių darželių pritraukimu ir to krepšelio principu, bet vėlgi, kaip tą parengti, parodyti, į sistemą įpaišyti, tai daugiau tokie taktiniai dalykai buvo. Bet ačiū Dievui, kad neteko priminėti tokių sprendimų, kad galvočiau, ar čia teisinga ar ne. Ne, man atrodo, kad kur priminėjau, tai iš principo visi buvo iš principo teisingi, ten tik tai niuansai, kur ką. Ir beje, tie niuansai yra patys svarbiausi, sakyčiau, nes bet kur gatves reikia remontuoti. Tai kurias? Na, jeigu yra, tarkim, 2000 km gatvė. Jūs vienas turi tą sprendimą? Tai yra milžiniška komanda, ar ne? Viską pamatuoja. Tai būtent tą ir norėjau pasakyti, kaip tik, kad gink Dieve negalima pradėti priiminėti vienam, tada klausimas, kokie kriterijai, kokie KPIs, kaip matuojama. Ir bent jau aš tą visą laiką viešam sektoriui labai aiškiai dariau, ar ne? Tai susidedam rodiklius.
1, 2, 3. Galima nukrypti nuo to, nes rodikliai kartais irgi ne viską parodo, bet turi būti labai aišku, kad nukrypom ir dėl ko nukrypom. Bet iš principo susidėti nuo pirmo būtinumo iki paskutinio, tai yra labai svarbu. Ir reikia labai aiškiai pasakyti, kad šitas virš brūkšnio, tas už brūkšnio, dėl to, kad taip sukrito. Rodikliai gali būti kuo įvairiausi. Ir va čia apie rodiklius, tada jau, man atrodo, aukščiausi vadovai jau tikrai turi išmanyti ir žinoti. Ir kaip čia pasakyti lietuviškai, challenginti savo komandą, ar teisingus jos sudėliojo, ar teisingai vertino. Nes čia yra šuo pakastas labiausiai. Ir kalbant va, taip grinai buitiškai, bet nesenai teko pravažiuoti po labai ilgo laiko, nes ne mano maršrutai, tiesiog, pavyzdžiui, tokiu keliu tarp Prienų ir Kauno, kuris, aš atsimenu, dar prieš 10 metų, tai buvo pagal kelio lygį, tai buvo labiausiai apkrautas Lietuvos kelias, kur labiausiai reikėtų investicijų, arba radikalių, arba bent jau minimalių, kad kažkaip nes ten per 30 km nieko aplenkti negalima, jeigu darbo dieną koks traktorius išvažiuoja, tai taip ir vilkiesi. Tai buvo visiškai aišku dar prieš 10 metų, kad tai buvo turbūt numeris 1, jeigu pagal rodiklius, kur reikėtų pagerinimą esminį daryti. Bet kaip jisai buvo su tais rodikliais, taip ir tebėra, kaip buvo tokia būklė, taip ir tebėra. Kodėl? Aš žinau kodėl. Todėl, kad ten sunkiau padaryti. Nes čia kaip iliustracija. Prie Vilniaus, tarkim, grįžtant. Kodėl dar prieš tampant man meru buvo kelias autostrada padaryta nuo Vilniaus ribos iki Nemenčinės, o iki Vilniaus ribos buvo paprastas keliukas. Tai ne dėl to, kad ten labiau reikėtų. Atvirkščiai labiau reikėjo dar Vilniaus ribose. Bet todėl, kad ten paprasčiau. Tiesus kelias, jokių gyventojų, jokių sudėtingų renginių. Bum, padarai ir viskas. Už kilometrą pinigai sumokėti ir ramu. O ten, kur sudėtinga, nesvarbu, kad labiau reikia. Tai ten kažkaip tai. Tai gerai, kaip tvarkėte su tokiom tada užduotim, kur reikia nuspręsti, kur iš tikrųjų reikia kažką sutvarkyti, bet yra per sudėtinga, o komanda sako, visa komanda, pavyzdžiui, sako, čia per sudėtinga, gal padarykim šitoj vietoj geriau. Blogiausia, kai komanda arba ta plačioji komanda nesako, o padaro. Nes jeigu sako, tai reiškia jau galvojam. Būna ir taip. Nes jeigu sakom, galvojam, tada problemos beveik niekada nekyla. O kad nesako, bet irgi vis tiek kažkaip meras tai garsėjęs apie medžius, gatves, kitus dalykus. Apie medžius galiu pavyzdį pateikti. Gatvių standartai irgi sakė, kad labai svarbu, kad medžiai būtų ten, kur patogiausia pėstiesiems, tarp pėsčiųjų dalies ir važiuojamosios dalies. Kur ten tokia žalia juosta, ne žalia, kad ten būtų medžiai, pavėsis, viskas gerai. Bet dabar kiek yra Vilniuje tokių vietų iki šiol, man šiek tiek pavyko padaryti, bet ne iki galo, dabar dar piškiai taip pat gal einama, kur matai, kad ten buvo medis kažkada augo. Ten užklotas šalikavio plytelės, jos jau įdubusios, nes ten nesutankino ar dar kažkas. Augo. Kažkada nupjovė, užklojo ir viskas. Ten medžiai nėra atsodinami, nors prioritetas. Bet kur nors, kur žemė minkšta, gera, palei mišką, aš dabar žiūriu, ypač šiais laikais žiūriu, 5 metrų aukščio medis. Kuris, tiesą sakant, ar ten pasodintas ar nepasodintas, ir buvo gerai, ir yra gerai. Jokio skirtumo nėra. Bet aišku, žymiai lengviau yra kasti ten, kur minkšta, negu ten, kur kieta ir kur visokių iššūkių yra. Tai va tokie dalykai, aš ir specialiai ir mikro, ir makro pavyzdžius pateikiau, bet jie yra, man atrodo, esminiai. Ir kai mes kalbame apie pinigų leidimą, tai vis dėlto labai teisingai yra, man atrodo, mąstyti, kad pinigų kiekis yra antroje vietoje, kaip leidai yra pirmoje vietoje. Ir čia vėlai grįžtant prie politinių visų dalykų, tai man labai nepatinka Lietuvoje nusistovėjusi kultūra apie pinigus kalbant ir kairės ir dešinės politikų, ir beveik visi to užsikrėtė. Norim geresnių paslaugų, reikia daugiau mokėti už tai. Pala. Kaip mes čia žiūrim? Norim geriau paslaugų, daugiau mokėti? Man atrodo, pirmą reikia pažiūrėti, o kaip mes pagaminam tas paslaugas. Ir aš visiškai esu įsitikinęs, kad norint geresnių paslaugų reikia pirmiausia gerų sprendimų. Nes, man atrodo, ieškant geresnių sprendimų, tai man atrodo, turi būti 2 tabu. Pradžioje bent jau diskusijos, kad draudžiama yra sakyti, man reikia daugiau žmonių arba daugiau pinigų. Nes jeigu bus daugiau žmonių ar daugiau pinigų, tai kiekvienas kvailys gali geriau padaryti. Bet jeigu yra su tiek pat, tai va čia tada tas iššūkis yra. O galimybių taip po kojom besimėtančių, man atrodo, ir Lietuvos mastu, ir Vilniaus mastu, ir visur tai yra daugybė šiandien. Čia tokia biški manifestacija politinė. Rėžiau, bet man atrodo tai svarbu, kalbant apie pinigus, kad ne tik daugiau pinigų, mažiau pinigų svarbu. Sulauksiu, man atrodo, komentarų jau kažkokiu tikrai. Po šito posakio labai įdomi mintis, apie tai nesu pagalvojus. Gal aš netgi esu pagalvojus apie tą kitą mintį, iš tikrųjų dažniau negu apie tai, bet
gera mintis iš tikrųjų. Remigijau, ar jūs prisimenat, pavyzdžiui, kokį brangiausią sprendimą esat priėmę? Kai buvot Vilniaus meras. Patį brangiausią sprendimą. Galbūt netgi galim taip dviem formom išskirti. Viena forma brangiausia, gal pavadinkim kažkaip emociškai galbūt, ir brangiausia pinigais. Prisimena tokius? Jo, taip. Aš spėjau, kad brangiausias pinigais vis dar turbūt nacionalinio stadiono sprendimas yra. Aišku, gaila, kad jisai buvo užvaliotas, ten teismuose užtampytas, dar kažką ir daug dievė dabar sėkmės galutinai užbaigė, bet vis tiek sudėjus. Kad sekasi viskas, sudėjus sėkmės ir toliau. Jo, sudėjus paskolos dalykus, visą kitą, ta pinigų kaina, tai turbūt vis dar brangiausias. Realiai galbūt vienas buvo irgi panašaus lygio, kurio aš tą sprendimą nepriėmiau, bet taip atrodė, kad priėmiau, nes Vilniaus apšvietimo buvo tokia, jeigu atsimenu, tokia privati kompanija buvo pasamdyta dar prieš mane buvusio mero. Ir taip jau sutapo, kad sutarties įsigaliojimo terminas buvo savaitę po to, kai aš pradėjau eiti pareigas. Ir nors sutartis buvo tokia, kad ten abi dvi šalis nesugebėjo savo įsipareigojimų vykdyti ir automatiškai pagal viešuosius pirkimus jį nutrūko savaitę po man tampant meru. Bet kažkodėl žmonėms atrodė, kad aš priėmiau sprendimą uždarytą sutartį. Tai ten buvo irgi turbūt suma dar didesnė. Tiesą sakant, ačiū Dievui, kad nutrūko tas sprendimas, nes būtų finansiškai ir visaip nenaudingas, būtumėm turėję blogesnį rezultatą už didesnę kainą. Tai va, du finansiškai tokie išskirti, o emociškai, daug tų sprendimų emociškai. Tai aišku, vėlgi, išėjus į Vilniaus gatvę, paklausus, ką čia tas Šimašius darė gero ar blogo, tai vis tiek turbūt apie žalumą ir gatves ir tos dalykus daug kas sakytų. Tai man emociškai tai irgi labai svarbus sprendimas, nes kai manęs klausdavo tada, o tai kaip, koks tavo tas meninis, tas siekis ir ambicija, tai aš sakydavau, tai aš noriu po 20 metų, kai nebūsiu dar meras, bet vaikščiosiu Vilniaus gatvėmis, noriu džiaugtis, kad jos yra nesovietinės gatvės, o iš tikrųjų gražaus vakarietiško miesto žalios gatvės su visais dalykais, visais atributais, kurie tam dera. Ir pirmi aukštai šviečiantis, kviečiantis. Ir, saugu vaikščioti yra, nes mašinos nevažiuoja ant galvų, galbūt ant krūmelių kartais užtenka ir apšviestos gražiai, ir medžiai virš galvų augantis gražus, o ne plika dykynė. Tai vat, man toks emociškai galbūt iš tikrųjų tas labai, labai veikiantis. Bet aišku, buvo ir labai daug kitų mažesnių, labai daug. Labai brangių. Aišku, kad visi brangus, bet sakykime taip, kad 100 milijonų būtų dėl vieno sprendimo, tai vis tiek išskirtiniai atvejai. Vis tiek išskirtiniai. O gerai, o kuris palyginant nebrangus sprendimas miestui davė didžiausią naudą jūsų akimis? Čia jau apie pinigus klausiu. Čia, aišku, irgi labai daug ir kompleksiškai tų sprendimų buvo. Tai galbūt net nebūtinai apie savo kadenciją. Galima apie visas kadencijas pasižiūrėti, kaip jūs galvojat. Kuris sprendimas nebrangus, bet tikrai iki pat dabar mes jaučiam kažkokią... Irgi, kad nebūtų taip, kad sakyčiau, kad prieš mane viskas blogai ir dar kažką, tai sprendimas kažkada, kuris buvo priimtas, tarkime, savivaldybės pastatą perkelti į dešinį Neries krantą ir visą tą teritoriją kompleksiškai vystyti, man atrodo, buvo tikrai labai savalaikis, reikalingas ir tinkamas. Brangus, bet reikalingas buvo. O šiaip tokių nebrangių reikalingų, tai tikrai labai daug. Ir atvirų duomenų politika, man atrodo, labai daug davė, nes ką aš užsibrėžiau irgi nuo pirmų mėnesių, tai kad, kaip čia lietuviškai pasakytas, no excuse atvirų duomenų politika. Jeigu nėra uždrausta, tampa vieša. Ir tai mano supratimo padėjo daug iškelti į viršų visokių dalykų, kur jau paskui geresni sprendimai atsiranda. Kuo įvairiausi, netgi tokiais kurioziškais atvejais. Aš atsimenu, kaip sniego valymas ir visoks žiemą ir grindos automobilių dalykai yra GPS įdėti ir tie GPS ten paskui matosi, kur ten važinėja ir dar ką paskui galima pasiekti. Ir tada paaiškėjo, kad trečią dieną tą įdėgus, kadangi vadovas tuo metu buvo toksai nelabai suprato technologijų, suprato kitus dalykus, netokius gerus. Tai žiūrėjau ekraną, o tai ką ta mašina Širvintų miškuose veikia? Tai, ten medžioklės plotai. Ir ten turbūt šeria gyvulius, greičiausiai, ne? Tai po to viskas pasidarė aišku visiems ir pozicija, kodėl reikia nuimti tą vadovą ir pakeisti
situacija ir po metų ta pati Grindos įmonė iš nuostolingos 2 milijonus eurų jau pelno generuoja ir ne dėl finansinių triukų kažkokių, tai bet dėl keleto labai aiškių sprendimų, kur identifikuota. Tai galima sakyti, kad viena vertus skamba teoriškai, atviri duomenys, kas čia toli, bet pum, 2 žingsniai ir matom vienos įmonės atveju 2 milijonai iš karto padėjo tą. Bet aišku yra ir daugiau sprendimų ir tas pats darželių klausimas sprendimas ir miesto gerinimo, gražinimo klausimai. Vat vienas apie tos pačius medžius, vis tiek pasakysiu. Pavyzdžiui, sprendimas pasidinti vieną medį vis tiek kainuoja keli šimtai eurų su priežiūra. Bet jeigu savaiminis medis išdygo vietoje, kur turėtų būti, kur nebuvo 100% prioritetų, šiaip nesodintume, bet išdygo vietoje, tai užtenka jo nenupjauti. Ir tu turi tiesioginę naudą. Tai aš, pavyzdžiui, šiandien, kaip apie tą mano tikslą vaikščioti ir džiaugtis miestu, mes skaičiavom, tai apie keli tūkstančiai tokių medžių yra Vilniaus mieste, tai aš daug jų, kur matau, jie kokie 5-6 metrai aukščio, tie klevai arba uosiai, tikrieji uosiai, ne uosilapiai. Ir žinau, kad jie 0 kainavo, kaip kainavo tik tai šiek tiek darbo valandų, pamokyti tos aplinkos tvarkytojus, kad čia nekirsk. Tai visiškai už 0. Šiaip čia, sakyčiau, netgi milijonų vertės irgi nauda tiesiog. Tai tikrai daug tokių atvejų. O kuris projektas, žiūrint šiandien, nebuvo vertas tų visų išleistų pinigų, bet kokių pinigų? Pavyzdžiui, galbūt sprendimas buvo priimtas. Nes visose darbuose tu nesi tobulas ir tikrai ne visada priimi vien teisingus sprendimus. Tikrai. Kaip jums atrodo, ar prisimenat kažkokį tokį, kur dabar žiūri? Aš sakyčiau, kadangi tą klausimas vis tiek, atsiprašau, bet nėra pats originaliausias, dažnai tas klausimas, o tai ką dabar gailėsi, kokią klaidą padarai? Tai šitą gerai variantą. Čia ne apie tai, čia ne apie klaidas gal labiau, čia apie... Bet kaip, ne visai teisingą sprendimą finansiškai, ar ne? Finansiškai, taip. Bet visi sprendimai turi finansinę išraišką, būkime atviri. Tai aš tikrai turiu vieną labai konkretų atvejį. Apie apšvietimą jau minėjau, nes buvo Vilnius labai klaikiai apšviestas, ten būdavo toks, kas trečias šviestuvas nedegdavo ir šiaip, trūko visko, dabar irgi trūksta, bet visai geriau apsitėm lygiai. Bet kai mes pradėjome atnaujinimo programą apšvietimo, tikrai didelė, daug ką. Maždaug 2/3 jos įvykdžius, tada atėjo į galvą mintis, kad pala. Tai gal neužtenka pakeisti tos stulpus ir lemputes, galbūt tie stulpai ne taip stovi, ne tokiu tankumu, ne tokiam aukštį ir ne į tą pusę nusukti ir visą kitą. Tai čia irgi paskui atsirado, nudažykim juodai, nukreipkim į pėsčiuosius, ar ne, apšvietimo spalva ir visą kitą apie kokybę tą. Tai aš tos 2/3 laiko, kur jau buvo padaryta tarsi gerai, aš vertinu, kad tai vis dėlto yra tarp gerai ir labai gerai, tas skirtumas vis dėlto yra didžiulis. Nes tai vėlgi, aš turiu savo filosofiją, kad kartais geriau padaryti truputėlį vėliau, bet iš tikrųjų gerai, negu dabar, bet užkonservuoti tą gerumą ilgiems metams. Čia apie tą posakį, ar ne, kur skupas moka 2 kartus. Irgi apie tą. Aišku, kartais yra, kaip better done than perfect, irgi yra. Bet, tarkim, tas pats apšvietimo stulpas, ne, jeigu tu jį buvo senas, pakeitei naują, tai jisai stovės bent 30 metų. O kad jisai galėjo būti geresnis, palaukus 5 metų, ir sugalvojus gerai. Jis stovėtų bent 30 metų jau geresnis. Ir tas kartais padarimo geresnio dalyko, jisai yra daugiau problema negu nauda, nes kaip aš sakau visą laiką, jeigu žmogus įsigyja, tarkim, finansinis sprendimas, įsigyju aš senos kokios statybos sovietinį, tarkim, butuką Vilniuje ir nusprendžiu pasidaryti remontą, kad tikrai pasigerinsiu pagal save. Tai jeigu aš pradžioj išsiglaistau visas sienas labai gražiai, o paskui man kyla mintis, kad reikėjo šitą sieną išgriauti iš viso, taip kaip ir problema, nes kaip ir gaila tada. Arba apšvietimą gal kokį reikėjo sudėti, visgi nepadariau nieko. Ir tas gaunasi toks dalykas, kad jas, užšaldyti kaštai, tie sunk cost, ar ne, jie tampa tavo balastu. Kartais gal iš tikrųjų tavo pinigų nebeliko tiems dalykams, kurie iš tikrųjų reikalingi. Ir būtent tokie sprendimai, kaip ir vėlai dašyla arba ir neoptimalus sprendimas priimtas, tai tokių tikrai visai eilė buvo, kad kodėl aš anksčiau tai nesugalvojau. Aišku, geriau vėliau negu niekad irgi visos geros idėjos, kada jos bekiltų, jos geriau būtų kilusios už vakaro, ne vakar. Faktas. Bet mane asmeniškai, jeigu toksai lengvas apmaudėlis, tikrai ne apmaudas, bet lengvas apmaudėlis, tai visą laiką su tokiais dalykais labiausiai. Kodėl anksčiau nesugalvojau?
Mes turim klausimą nuo mūsų pagrindinio rėmėjo Profitus. Tai jeigu šiandien reikėtų investuoti į nekilnojamąjį turtą Vilniuje, bet ne pagal dabartinį prestižą, o pagal miesto plėtros perspektyvą, kurios rajonus ar miesto kryptis laikytumėte įdomiausiamis? Investavimui. Jo, čia geras tikrai klausimas. Geras tikrai klausimas. Šiaip, aišku, čia yra tas niuansas, kad labai daug nuo savivaldybės priklauso. Ir dabar aš tokio aiškumo iki galo nematau savivaldybėj dėl krypties. Nes kartais tas aiškumas gali būti labai aiškiai išsakytas, gali būti netiesiogiai išsakytas ir to aiškumo dabar nėra. Aš kaip pavyzdį pasakysiu apie anksčiau ir prie dabarties prieisiu. Kai aš įsikėliau tikslą, na, aišku, tai apie Šnipiškes buvo labai didelė konversija, Paupys, aišku, taip, pažiūrėjau, Šnipiškėse tikrai irgi buvo tas rajonas, kurį visiems sakydavau, bet dar labiau Naujamiestį tai pasireiškia, nes Naujamiestis atrodo toks, yra kaip yra, ką tam pakeisi, ir kai žinau, kai vienas didelis statytojas 2 kartus atšaukinėjo rezervacijas ir mokėjo baudas žmonėm tie, kurie rezervavo tam, kad pakeltų tą kainą ir tai apsimokėjo. Tai, na, tuo metu aš visiems sakydavau, kad čia yra ateitis, ne? Eikit į šitą vietą, čia bus tikrai gerai, mes turim planą ir visą kitą. Ir tas tikėjimas buvo toks sąlyginis, vieni tikėjo, kiti ne. Paupys irgi beje, lygiai taip pat kainų augimas buvo milžiniškas, kaip sakėm, kad bus gerai, irgi net labai tikėjo. Dabar aš tiesą sakant turiu problemą pasakyti, kur mieste tas būtų. Jeigu pagal ankstesnius planus, tai, sakyčiau, neabejotinai yra pietinis Vilnius arti centro, aplink Stoties rajoną ir taip pat Vilkpėdės rajonas, ne, Savanorių prospekto pradžia. Tai neabejotinai, nes ten yra, na, sakykime, galbūt ne tiek vertinama vieta, bet su milžinišku potencialu, nes yra arti centro, patogu, gamtinė aplinka, viskas yra puiku. Bet vėlgi, neslėpkim, yra tų potencialių rajonų, kuriam, žinai, ir lieka potencialus, jeigu nedaromi tam tikri sprendimai. Tai man šiandien per drąsu būtų atsakyta. Taip, ir čia galbūt iš savivaldybės irgi aiškesnės komunikacijos reikėtų, ko yra. Kita vertus, dar... Įsivaizduokim, po 10 metų vis tiek galima bent kažkiek nuspėti, kaip tai atrodys, kaip pagal jūsų, ne pagal savivaldybę, bet pagal jūsų jausmą. Tai, pavyzdžiui, po 10 metų mes įsivaizduojam Vilnių. Kur ten tie yra, tarkim, dabar prasiplėtę gerieji rajonai. Nes aš sutinku su Naujamiesčiu. Naujamiestis ypač ta tokia dalis link žiedo, sakykime, tai buvo ir yra dar šiek tiek dabar tokia prastesnė. Link Savanorių. Taip. Tai, bet tvarkosi, statosi nauji būstai. Vis tiek galima maždaug įsivaizduoti. Žmonės dabar tikrai laukia, man atrodo, šito atsakymo. Ką Remigijus Šimašius pasakys? Kas logiška būtų miestui, logiška būtų. Ar tokie miesto sprendimai bus, negaliu pasakyti, bet kas logiška būtų, tai sakyčiau, viskas aplink geležinkelį. Tai yra pietinė miesto dalis ypatingai. Tai yra ir Naujininkų dalis, ir Stoties rajonas, ir prieinant iki to, kaip anksčiau būdavo, Grąžtų rajonas, daugelis nebežino to, ir iki Savanorių pradžios. Tai dėl labai objektyvių priežasčių, nes jeigu imam miestų žemėlapį, turim centrą, tą gražesnę dalį, tai į šiaurės vakarus ir į šiaurę daugiausiai miestas išsiplėtęs toli ir ten keliauja, nes vėlgi žiūrim ten didesnių pajamų, aukštesnio išsilavinimo žmonės gyvena, bet iš tikrųjų kokią tai sukūrė tokią paradoksą, kad daug kas vengia ateiti tą pietinę dalį, nes kažkas tai, ar ne, nes gal geležinkelis labai gerai girdisi. Ir dar daug kas gyvena tuo laiku, kol dar aplinkelis geležinkelio nebuvo pastatytas. Mažai tų traukinių ten važiuoja. Galbūt dar kažkas, bet iš tikrųjų viskas ten objektyviai gerėja, o pridėjus dar šiek tiek rankos, kuri prašosi tiesiog, tai dar labiau gerėtų. Jo labiau, kad ir pramonės atsiranda tokios geros, ta pati Teltonikos jau minėta investicija ir visur kitur. Tai vėlgi tai yra už aplinkelio pramoninis rajonas, bet iki aplinkelio tai yra graži gamtinė aplinka, netoli centro ir tikrai, man atrodo, bus poreikis didesniam skaičiui žmonių ten gyventi. O rajonas yra labai nuvertintas. Kainų lygis turbūt vienas iš mažiausių, nes tikrai ne kažką. Aš labai to tikiu. Lygiai taip pat, kad būtent ta dalis tikriausiai turėtų labiausiai gražėti ir tikriausiai netgi išvyti tuos
nežinau kaip gražiai išsireikšti, bet, žodžiu, kad rajonas... Pigdžaizdas. Abstrakčiai. Noriu taip labai abstrakčiai kažką sugalvoti, bet ta vieta garsėja turbūt žmonėmis labiau, netgi ne būstų, o žmonėmis. Tai manau, kad gal netgi pagal patogumą vietos turėtų tas momentėlis išsispręsti ir tikriausiai ir jaunimas atsikraustyti kaip į naujamiestį, ar ne? Nes naujamiestis dabar yra toks jaunosios kartos hipių taip dalis. Tai tikriausiai vien iš tos pusės tenais turėtų būti gerai, nes yra arti centro. Tai va. O žmonės, yra viena žmonės, kita yra percepcija, įspūdis, kokį mes priimam. Ir dažniausiai visi mes gyvenam savo burbuluose. Ir dažnai kaip atsimenama žmonės, naujininkuose nesaugu. Na taip, prieš 20 metų buvo tikrai nesaugu. Dabar ten galima vaikščioti ir viskas ten normaliai yra. Bet tas įspūdis, jisai vis dar velkas iš paskos, mes jį kaip sraigės nešam kažkur. Ir suprasti, kad dalykai jau pasikeitė, net tokie mes jau lankstus esam, kaip norim mąstyti apie save, apie žmonės apskritai. Tai man atrodo, tas jau pokytis jau yra įvykęs žmonėse. Aišku, spalvų daugiau pamatys. Tikrai daugiau pamatysi senųjų gyventojų. Labai gražiai išsireiškė, spalvos. Taip, tikrai spalvų yra įvairių. Aha. Aš pati gyvenu Naujininkuose, beje. Tai aš dėl to taip stipriai lendu iš šitą klausimą, nes man buvo įdomu išgirsti ir pasirodo mūsų nuomonė sutampa, tai labai smagu. Aš atsimenu, kaip eilėraštis toksai Broko yra labai geras apie tą viaduką virš geležinkelio tilto. Sako tenai, aišku, bijau, kaip eilėraštį pacituoti mintinai, bet sako tenai, drąsieji atiminėja iš neturinčiųjų monetas. Tai net viadukas tas nesaugus būtų dabar, tai jau pasikeitė. Taip, sutinku. Gerai, grįžkime truputėlį, čia aš savo paskatomis jau tęsiu šitą temą. Noriu šiek tiek paklausinėti apie spaudimą, interesus kažkokius ir bandymą paveikti. Kelis klausimus užduosiu, nes mes taip visai lėtai, šiaip tais turiu klausimų labai daug, man jie visi labai įdomus, bet bent jau kažkiek noriu sužinoti tokį visą paveikslą ir susidėlioti. Ne, viskas labai gerai. Tai tikriausiai, kuo daugiau pinigų ir interesų sukasi aplink miestą, tuo daugiau atsiranda žmonių, kurie nori paveikti kažkokius sprendimus. Ir tikrai mes ir žiniasklaidoje galim skaityti, ar ne, visokius straipsnius apie tai, kaip įtakingi ten, tarkim, verslininkai ar ne, arba organizacijos bando paveikti. Tai ar jūs esat patyręs tokių momentų, kai jūs bando paveikti? Ar sunku atsilaikyti? Nes aš tikiu, kad yra tokių žmonių, ar ne, yra įmonių, kurios tada bando paveikti kiekvieną atėjusi naują žmogų į valdymą. Šiaip tai, kaip čia dabar pasakyti, kad teisingai būčiau suprastas. Iš tikrųjų, tai turbūt kiekvieną dieną tokie atvejai yra. Nes labai natūralu, kad jeigu nuo tavo sprendimų priklauso žmonių kažkokie projektai, ateitis, finansai, tai aišku, kad jie bando paveikti. Dabar poveikio būdai, tai jie gali būti teisėti, gali būti neteisėti. Tai pradedant nuo teisėtų, tai yra argumentacija, tiesiog įdirbis, ar ne, parodymas, kad tai atitinka miestų tikslus, ar ne, tai visiškai pagrįstas teisėtas būdas ir labai kviečiu visus tą daryti ir taip paveikti, nes čia yra labai, labai rimta, savaime nesužinosi dalykus, reikia pamatyti to, o kas geriau gali žinoti, negu kad tas, kieno tiesiogiai tai interesas. Tai parodyti, kad asmeninis interesas tampa su viešu, tai yra nuostabu. Tai yra tokie ant ribos dalykai, nežinau, paskatinimas visokių pozicijų, opozicijų, bendruomeninių judėjimų, žiniasklaidos, informacijos, dezinformacijos, dezinformacijos jau galbūt už ribos, bet netgi išryškinimas tam tikrų paprastų, aiškių dalykų, bet, toks emocinio fono sukūrimas, toksai neteisėtas, bet ir nekonstruktyvus. Tai tokių dalykų irgi kasdieną ir be abejo ir neteisėtų irgi pasitaikydavo. Aišku, ačiū Dievui. Man įdomiausia apie šitus ir sužinoti tikriausiai ir žiūrovam tikriausiai įdomiausia apie šitus, kaip tada reikia elgtis, pavyzdžiui, kaip vadovas turi elgtis. Aš turiu pasidžiaugti, kad per 8 metus buvimo meru aš niekada nepatyriau pats to tiesiogiai. Per 4 metus buvimo ministru aš buvau patyręs ir kadangi tą išsprendęs, tai matyti turėjau tam tikrą reputaciją ir dėl ko nebuvo. Nes yra tekę patirti, būnant ministru, kai ant lapuko tavo procentus rašo kažkokius, nes
ir nes apsižiūrėjau, kamerų nėra, garso įrašų nelieka. Yra tokių dalykų buvę. Tai, ką, to atveju taip ir uždaryta, dėl viso ko visiems patarčiau informuoti atitinkamas institucijas, net jeigu ir nelieka įrodymų, nes natūralu tą lapuką parašė ir pasiėmė, aš negaliu jo užpulti ir atimti, ką aš pasakysiu su to lapuku, nei tai įrodymas, nei ką. Bet dėl viso ko geriau informuoti institucijas ir atitinkamai imtis priemonių. Yra buvo tokiu atveju labai beje vienas kurioziškas, labai savotiškas, kadangi ministrų būdamas už kalėjimus teko būti atsakingo. Ten tikrai galiu pasakyti, kad buvo korupcijos lizdas, tikrai smarkiai. Negaliu garantuoti, ar dabar viskas tvarkoja, bet kad buvo korupcijos lizdas, tai garantuotai. Tai buvo toksai atvejis, kai atleidinėjau aš ten daug tų vadovų, bet vienas vadovas, kuris kaip vėliau paaiškėjo, buvo toksai neformalus kasos ir pareigybė organizatorius ten tarp tų kalėjimų vadovų, rado būdą prieiti prie mano tėvų ir staiga draugų draugai atkeliauja su kažkokiais brangiais buteliais pas juos ir palieka, mama man skambina iš karto, nebijau ką daryti, sakau, tai kokiais būdais gavai, tokiais grąžink dabar. Ir aš labai atsimenu tą epizodą, tokį vizualų, gaila, kad jo nupiešti neina, bet man tai labai galvoja vizualus, kai kas kelis mėnesius turėdavom susitikimus su tais visais vadovais, tai įsivaizduojate, kokie 40 žmonių sėdė, ateina tas jaunas toks ministras, toksai daug mažiau patyręs negu dabar, ir sako, klausykit, tai vat tas, kas dabar girėtės visiems, kad čia jau radot prieimą prie manęs ar ne, ir ne pagal savo tos atlyginimus jau tos butelius tenai pas mano tėvus nusintėt. Tai laukit atgal tų butelių, jeigu kas nors dingo, tai sakau, jūsų tarpininkai čia jau, ne mano tėvai, aš tėvus garantuoju. Ir tas, nežinau, tas epizodas labai įspūdingas buvo, kad tas žmogus, aš specialiai jį nežiūriu, aišku, bet jisai kaip lemputė raudonas iš karto ir aš matau, kaip visų akis taip jį pasirodė, iš tikrųjų visiems buvo papasakojęs ir visų akis jį irgi taip lyg ir nedrįstam žiūrėti, bet taip truputėlį. Tai aišku, kartais ir tokių šou elementų reikia. Man tai smagu buvo, iš tikrųjų, tas šou neslėpsiu, bet kartais ir to reikia, tai asmeniškai nesusilaukdavau. Bet per aplinkui, tarkim, ir merų būnant, yra tekę man aš ir socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, bendraujant, priminti, kad jeigu kas nors kalba mano vardu ir siūlo dalykus, kurie yra neteisingi, tai žinokit, kad jie mano įgaliojimų neturi. Vėlgi, aš galiu tiksliai pasakyti, nei nieko, bet jeigu aš išgirdau iš patikimų žmonių, kad taip sakoma, tai labai tikimybė didelė, kad taip ir yra. Tai bent jau bendras priminimas irgi, tai tokie dalykai irgi padeda. O šiaip tai aišku, higiena sunkus dalykas, rimtas, visi kriterijai, viskas. Nu čia jau didelė tema. Dabar savo konsultacinę veiklą irgi padedu kartais su to dorotis ir beje čia tų sudėtingų atvejų sprendimo logika, kas mano arkliukas yra ir akademinė veikla ir konsultaciniai, tai yra labai svarbu, nes kai yra pilkoji zona, ne visą laiką yra pilkoji zona ir dažnai sudėtingams atvejams. Apsimesti, kad jos nėra, tai yra tiesus kelias į korupciją, bet jeigu pripažįsti, kad yra, o kaip su juo dorotis, yra tam tikri metodai jau sisteminiai, kaip daryti. Tai ačiū Dievui, lyg ir pavykdavo su jais daugelį atvejų susidoroti, tai išsivalėm nuo tokių dalykų. Kai jeigu kas ir pasitaikydavo, tai ten labai toli ir suprantate, blemba žmogau durnas, kam tau reikėjo tą 100 eurų imti. Ir tokiu atveju buvo, vienas atvejas buvo ir teisėsaugos pamatytas, buvo atveju, kur nepamatyta ir aš suprantu, kad neteisėsauga, tai teisėsauga nelabai padeda vadovams, ta prasme, kad nepasako, kad mes turim operatyvinės informacijos, nepasitikėk to žmogum. Ne, geriau lauks 2 metus, kol bus byla, o per tos 2 metus vyks negeri dalykai. Tai aišku, kadangi aš irgi turėjau metodų, tai būdavo to atveju, kad pasakai žmonėm, mes žinom, ką tu darai, tai gal tu parašyk pareiškimą šiandien. O gerai, o pavyzdžiui, ar yra tekę atsisakyti ar ne, padėti kažkam ir dėl to, kad jūs atsisakėte, įsigijot priešų, pavadinkime. Labai dažnai. Labai dažnai? Tikrai dažnai. Gerai, bet kokios maždaug tai situacijos? Apie ką tai yra, tarkim, dėl ko žmonės, nes priešas man yra didelis žodis, pagal mane. Tai priešas gali, kaip čia, tu gali bijoti priešo, ar ne? Tavo šeima gali bijoti priešo. Nežinau, tau gali pradėti kenkti, ar ne, kad tu kažko nepadarai.
Tai yra buvę tikrai va tokių atvejų sudėtingų. Sakyčiau, apie priešą, aišku, čia stiprus žodis, buvo tokių, kur labai didelis priešiškumas, kuris išblėsdavo, buvo tos, kuris neišblėsto, buvo tokie žmonės, kurie ir jam žinatelis jau nusinešė tą savo priešiškumą, visko buvo, bet, sakykime, vis tiek, mes visi kaip žmonės, mes esam individualistai ir žiūrim iš savo varpinės į pasaulį. Ir reikalinga ne tai, kad vidutinė ypatinga branda suprasti, kad tu nesi pasaulio centras. Kiti irgi yra pasaulio centrai lygiai tiek pat, kiek ir tu, ar ne? Ir pradedant nuo buitinių dalykų, ar ne? Jeigu tu kažkur gyveni, jau čia gatvėje triukšmas, nesremontuojama ta gatvė. Ir tokiais atvejais iš netgi labai gerų pažįstamų yra tekę, kas čia, kur kodėl, ar ne? O jeigu nori leidimą kažkokį ten sutvarkyti ir nepadedu, nes yra bendra eilė ir viskas tvarkoja ir kad nematau jokios korupcijos poreiškių, dar kažką, dėl to, kad pažįsti, nebus prieki. Irgi tokių didelių apmaudų ir nusivylimų. Kartais lūkesčiai, kad galiu padėti, kai negaliu, arba dėl to, kad iš tikrųjų negaliu, arba dėl to, kad dėl moralinių dalykų negaliu. Irgi, čia kalbant net nebūtinai apie kažkokius viešus priešus, bet ir draugysčių yra tekę prarasti. Pasirodo, gal ir netikrosios tos draugystės buvo. Bet kartais netgi yra tokių atvejų buvo ir gana artimų žmonių, kad net nesupratau, kad žmogaus pasiguodimas, kad nesusirandu adekvataus tinkamo darbo, kad čia yra prašymas man tą darbą surasti. Aš net ir nesupratau, nes kažkaip ir nebūtų, aišku, niekas nebūtų pasikeitę, jeigu būčiau supratęs, o paskui supranti, kad čia staiga iš draugo tampi nedraugu. Tai sakyčiau, taip, dažnai sakoma, kad valdžia, kaip sakant, sukuria daug draugų, bet mano patirtis yra, kad daugiau prarandi jų negu sukuri, nes bent jau ačiū Dievui adekvatumą, manau, daugeliu atveju užteko atskirti, kas yra tie tikri draugai, kuriems kažko iš tavęs reikia, o kas yra tikri draugai, o kas tiem, kuriems reikia kažko tai. Tai tokiu atveju labai dažni. Ačiū už pasidalinimą. Čia didelis dalykas, man atrodo. Pakalbėkim truputėlį apie tai, kaip viskas atrodė, kai išėjot iš tų pareigų. Kaip, pavyzdžiui, atrodė pirmasis rytas, kai jūs jau atsibudote, nebe meras būdamas? Dabar neatsimenu, ar pirmą rytą, ar antrą rytą. Aš visą laiką turėjau tokį didelį planą, kurį ilgainiui sumažinau. Didelis planas buvo sėsti ant dviračių ir kokius 2 mėnesius taip gerai galvo pravedinti, pasivažinėti kažkur, bet paskui, viskas ten ir naujų darbų atsirado, ir dar kažko taip nesėjo. Tai išėjom su žmona į kelių dienų tokią piligriminę kelionę. Tai, kur? Po Lietuvą, čia Aukštaitijoj. Tai, bet palengvėjimą pajutot, nežinau, tuštumą gal kažkokią, ar gal nerimą pajutot, ką dabar reikės daryti? Bijojau tos tuštumos ir nerimo, ir tokio, nes žinau tą sindromą teoriškai, kad būna taip, kad žmonės, kai priiminėja didelius sprendimus ir staiga nebereikia priiminėti, tai ką aš čia dabar esu, ką čia reikalingas, neįdomu, dar kažką. Tai ačiū Dievui gal dėl to, kad ruošiausi tam. Tai tikrai neturėjau nei momento, šito daugiau palengvėjimas buvo. Tikrai nepavydžiu merui, kas bebūtų, ar dabartiniam, ar kitiem, tas spręsti tas problemas, kurios didelės yra, kaip nepavydžiu. Įdomu jas spręsti iš tikrųjų yra, tai galėčiau sakyti, kad, nepavydžiu. Iššūkis vis dėlto, nors ir įdomus. Bet ne, kažkokio apmaudo, nusivylimo, tuštumos jausmo, tai tikrai nebuvo. Palengvėjimas buvo, irgi galbūt netoks jau taip. Visi mūsų demonai ir galvose gyvena, o ne išoriai. Tai visą laiką yra savi iššūkiai, palengvėjimas šiek tiek, bet džiaugiuosi, kad tos tuštumos nebuvo. Bet čia galbūt ir mano filosofija iš tikrųjų. Aš tai viena iš priežasčių, galbūt ne vienintelė, dėl ko aš net nesiekiau 3 kadencijos, nes supratau, kad 1 kadencija, 2 kadencija, 3 kadencija kyla ta grėsmė truputėlį priaugti prie kėdės. Nes aš taip pajutau irgi, tarkime, yra atsikartojantis formatai kažkokie, tai, kas metus, tarkim. Tai 1 metais tai labai didelis iššūkis, nes nieko nežinau, koks čia kontekstas, kaip čia pulsiu į tinkamą erdvę, netinkamą, kokie čia žodžiai, kokie žmonės. 2 metai jau geriau, tenai, gerai, 4, ten 6, viskas taip, kaip turi būti, yra lengvos įtampėlės, bet viskas yra. Ir paskui kokie 7 metais, iš tikrųjų taip yra, biškį nuobodu pradeda darytis jau. Jau čia buvo
Ir tas yra labai pavojingas momentas, man atrodo, nes užsibuvus tokia stadijoje, tai gali atsirasti toks abojumas, neįdomu. Ir vėlgi mes galim sakyti, kad mes netokie, mes tikrai viską padarysim. Ir yra temų ir darbų, kur tą viską padarysi, bet vis dėlto atsiranda naujas tas iššūkis. Ne iššūkis, kaip ateiti į naują vietą, bet iššūkis, kaip nepradėti nuobodžiauti vietoje, kur nederėtų nuobodžiauti. Tai irgi galbūt žmonės irgi skirtingi yra, bent jau man visą laiką patinka nauji dalykai ir nauji projektai ir juos iš naujo daryti. Vieną kartą dalyką padaryti yra įdomu, bet 5 kartą tą patį padaryti truputėlį mažiau įdomu. O gerai, jau iš karto žinojot, ką veiksit po to? Kur eisit toliau? Ne iki galo žinojau. Buvo minčių, bet ne iki galo žinojau ir čia, iš tikrųjų, sakyčiau, nepatarčiau taip elgtis. Patarčiau labiau strateguoti iš anksto ką. Tai aš tikrai neturėjau ūpo tiek daug strateguoti. Man vis tiek buvo mintis iki paskutinio momento atlikti savo pareigas pilnai. Norėdamas sakydamas tą iki paskutinio momento, irgi tas paskutinis momentas ne tada, kaip jau išeini, viskas susipakuoji. Aš buvau iš visos komandos pirmasis, kuris stalą švarų pasidarė prieš savaitę, galbūt prieš paliekant pareigas, nes suprantu, yra naujas meras išrinktas. Ką tu dabar apsimesi, jokių didelių sprendimų nepriimsi. Netgi tokių, ne tai kad gundimų, bet irgi apeliavimo buvo, klausyk, čia neaišku, kas tas meras bus dar kažko, dabar tu gali priimti šitą svarbų sprendimą, čia liko dar mėnesis ar pusantro. Na tai tai būtent dėl to, kad mėnesis liko, aš jau nebegaliu to sprendimo priimti. Nes čia jau yra spaudimas, man atrodo, va šitoje vietoje irgi. Tai spaudimas tai kiekvieną dieną. Čia, man atrodo, kai žodį spaudimą mes sakom, mes labai dažnai jį demonizuojam, nes ir mane spaudė kiekvieną dieną, tik tai klausimas, kaip ir kartais net nepastebėdavau galbūt. Ir aš spaudžiau visus, nes lygiai taip pat klausimas apie žmonės, komandą, tai aišku, reikia viską įrodinėti, motyvuoti, kažkaip sutelkti, kartais gąsdinti ir sakykime, visus, ir Morka, ir Bizūnas, visos priemonės yra tinkamas ir paspausti reikia, kad darytų žmogus. Aš kaip, sakyčiau, apskritai, pirmus 1,5 metų dirbau bankroto administratorius, paskui dirbau normaliu vadovu, tai ačiū Dievui, paskutinius 2-3 metus dirbau normalu lyderiu miesto. Su visom tom. Tik paskutinius 2-3 metus. Taip, tik paskutinius 2-3 metus. Prieš tai problemų sprendėjų. Nes paskutiniai 2-3 metam likus iki antros kadencijos pabaigos, ir antros kadencijos ties viduriu maždaug, tada labai aiškiai pasimatė, kad aš galiu atlikti tą funkciją, ką lyderis turi atlikti. Tai yra leisti žmonėms suprasti, kad jie gali daugiau, negu jie galvojo, įgalinti juos padaryti daugiau ir kad ta kryptis užduota nenatūrali būtų. Ir aš vieną labai gerą dalyką atsimenu, visą laiką būdavo toksai tas tradicinis posėdis sausio pirmadienis, tai pirmadienį susirinkė, apstarai, kas čia praeitą savaitę, bendrinį, kas čia laukia. Ateinančiam tas pusvalandukas toks apsibėgimo, ir aišku, 1 metų, toks, užbaigti, kas čia laukia, kas dar ką. Ir atsimenu, kaip vis sakydavo apie tai, kad kai mes čia šnekam, tai nereikia pasakyti buvo ar bus, ar ne? Reikia sakyti ir apie tai, kad jeigu kažkas buvo, maratonas prabėgo, ar ne? Ar kažkas, kas vyko gerai, kas blogai, kas kitais metais bus geriau, nes kitais metais irgi bus. Kokias išvadas pasidarėm. Ir aš tą vis zulindavau, visą laiką reikia daryti ir per tos metus zulindavau dar kažką. Bet tada atėjo viena diena, kai supratau, kad žmonės taip ir sako. Nebeprašyti, nereikia klausti. Ir čia tada yra nuostabu, jau tada belieka tikrai lygiavertė diskusija. Tada žmonės ne tai, kad, žinot, čia taip gerai, bet padarėm, čia gerai vyko, čia blogai, kiekvienais metais geriau. Šnekamės lygiavertiškai. Tai vadovo, lyderio, man atrodo, tas vaidmuo yra, kad padėti žmonėms suprasti, kad gali geriau, užduoti toną, bet kartu nebūti kažkur kosmonautų nuplaukusi, bet lygiavertiškai šnekėti su savo ekspertais. Klausytis jų, bet nebūtinai klausyti. Čia irgi labai svarbu, nes aš dėja matau, kad 95%, jeigu nedaugiau politikų, jie prisidenginėja ekspertais ir specialistais. Specialistai tai pasakė. Specialistai ir ekspertai žino, kaip buvo ir kaip yra, bet jie nežino, kaip bus iš principo. Jie gali rizikas pasakyti, jeigu darysi taip, gali būti taip. Bet ką daryti ir kodėl, tą gali tik lyderis pasakyti. Tai aš manau, kad šiais laikais beje lyderių vaidmuo yra gana ir numenkintas pagal kartais madingas
visokias vadybinės doktrinas, nes įtrauki lyderystė tai gerai, bet paskui tam prasideda tas demokratinis toks valdymas, kur visi viską pasako, tai tada ir baigėsi demokratiniu turgum, bet nesprendimų prieimimais. Žinot, lyderystė, man atrodo, lyderystė nėra nuvertinama, labiau gal daug yra netikrų lyderių. Oi, daug yra, sakykime, tų direktorių labiau, jeigu suprantat, ką noriu pasakyti, labiau direktorius negu viršininkų, negu lyderių. Tai va čia tikriausiai yra didesnė bėda. Nemanau, kad lyderiai yra nuvertinami, manau, kad žmonės jaučia, kas yra lyderis. Ir kas yra žmogus, kurio tu tik bijai ir tu negali savo... Irgi tiesa, žmonės nori tikrų lyderių. Dažnai, vėlgi čia grįžtam prie pirmos temos, ar mes pritraukiam tos tikrus lyderius. Nebūtinai, nes žmonės, vėlgi, man atrodo, politikai dažnai daro klaidą, bet ir šiaip vadovai, nebūtinai politikai, kad jie bando pataikyti į tai, ko žmonės nori ir tas visas žiūrim, darom apklausas, 360 ar kažką, tai nori iš to. Vat tą ir pasiūlysim. Man atrodo, tikro lyderio vaidmuo visiškai kitas yra išeiti už to rato. Visom prasmėm. Aš atsimenu, kaip profsąjungas savivaldybėje teko nustebinti, kaip staiga jie gavo daugiau tų benefitų vadinamo, negu kad prašė bet kada. Ir ne dėl to, kad aš čia labai dosnus buvau ar dar kažką, bet dėl to, kad norint pasiekti gerų rezultatų, reikia motyvuotų žmonių, o žmonės motyvuoja tam tikri dalykai. Tai jeigu tu suteiki to daugiau motyvacinių būtent dalykų, negu galvojo, tai irgi išėjimas iš dėžutės, bet lygiai taip pat apie inovacijas visokias, apie tai, kaip čia daryti, tai, taip, reikia, ir žmonės nori to. Aš manau, kad žmonės to nori. Taip. Bet kita vertus, žmonės nori irgi, kad... Niekas jam nevadovautų ir niekas jam čia nebūtų lyderis mano. Ir vis tiek, žinot, jeigu dabar aš pasakysiu, kad šiais laikais madinga yra tezė, kad visi vienodai svarbus, ar ne? Ir kas yra tiesa, kad visi svarbus, bet kad pasakysiu, kad ne vienodai svarbus. Kaip aš atrodysiu, išsišokėlis, kažkoks nemadinga taip sakyti. Reikia sakyti, kad visi vienodai svarbus. Bet iš tikrųjų yra visi labai svarbus, bet ne vienodai. Yra vieni pakeičiami, kiti mažiau pakeičiami. Visi iš tikrųjų yra pakeičiami, bet vienas pakeitus, vienos pasiekmes vyks, kitos įvyks. Tai aš manau, kad... Va, čia su jumis labai sutinku. Tai va čia yra tas dvi medalio pusės. Lyg viena vertus vertinam lyderius, kita vertus, jeigu labai kažką vertini, turi pasakyti ir ką šiek tiek mažiau vertini. O čia jau yra didelė problema, nes nemandagu sakyti, ką mažiau vertini. Ir aš esu beje iš tų žmonių, kurie tikrai labai vertino kiekvieną indėlį, bet man atrodo turėtų būti nebaisu pasakyti, kad ant tavęs čia guli daugiausiai. Ir visų akivaizdoje, ar ne? Ir kad išskirtinai dėkingas. Ir labai svarbu. Ir aš matau, kad kartais elgiamasi taip, bet labai dažnai ir kitaip. Grįžkime dabar truputėlį apie tokius, gal ir nepaprastesnius, bet apie pinigus, sakykime. Ar buvo susikaupęs kažkokį, taip naujai pradžiai, kažkokį kapitalą, kad galėtumėte gyventi laisvai, sakykime, net neturint darbo, tarkim, po mero pareigų? O, žinokit, aš tai čia, kaip sakant, galiu ant juoko pasakyti, bet kaip sakoma, kiekviename juoke yra dalis juoko, tai sakau, protingi žmonės pirmą uždirba pinigus, paskui eina į politiką, o ne tokie kaip aš, pirmą eina į politiką, o paskui eina uždirbti tų pinigų. Tai ne, grįžtant prie pirmos temos, mero atlyginimas nėra tas, iš kurio būtų galima susikaupti pagalbę. Tai ne, tokios pagalbės ir prabangos neturėjau. Tai kai žmonės man klausia, tai dabar ilsiesi. Kaip ilsiuosi? Ilsiuosi, bet ir nesiilsiu, nes, taip, reikia dirbti ir ačiū Dievui, viskas gerai sekės ir gerai, bet tokios prabangos, kad dabar aš čia būčiau norėjęs, gal teoriškai, kad kelis mėnesius taip atsipūsiu, bet ir galima buvo tai padaryti, bet per didelę kainą. Vis dėlto ne politiko duona yra ta, iš kurios galėtum susikaupti, jeigu sąžiningas esi politikas. Už ką žmonės dabar jums moka? Turbūt būsiu sąžiningas, moka viena vertus už patarimus turinį, už konsultacijas, už žinias, įgūdžius, tai kad tas skin in the game, kaip sakant, buvo ir žinau, kaip padaryti dalykus. Kita vertus, turbūt moka ir už tai, kad būtent tas skin in the game, kad aš dariau. Tai šiaip kaip mano, kaip buvusio politiko, žinoma, atpažįstamas asmens, yra ir didelis pliusas, ir didelis minusas.
pliusas, nes jie žino mane ir žino, kad dariau dalykus. Vis dar jaučiu, kad kai kur gali būti ir minusas, nes, o ką tai reiškia, kad aš su juo čia kažką tai darau, ar ne? Ar čia vis dar politikoje, ne politikoje, kaip ką. Bet iš esmės tai vis tiek moka už rezultatą. Aha, kada pirmą kartą pajutot, kad vat jum duris yra labiau atidaromos negu, tarkim, kitiem? Nes, kaip suprantu, turit, ar ne, savo kolegas dabar kažkokius naujus, ar ne? Ar dirbat vienas konsultacijai? Turiu kolegas. Tai vat kada pirmą kartą pajutot? Ar iš karto pajutot, kad iš karto, ar ne, jaučiasi tas dalykas? Bet žinot, tas vis tiek visi mes, kaip pasaulis, kuriame viskas yra objektyvu ir matematizuota, galbūt yra lūkestis, bet realybėje mes visą laiką žiūrim, ar yra šiltas kontaktas, ar nėra šiltas kontaktas, ar yra pasitikėjimo santykis, ar nėra pasitikėjimo santykis. Tai natūralu, kad kai tave žino ir yra tas pasitikėjimo santykis, tai žymiai lengviau. Tai čia visur, ir nesvarbu, čia iš politikos ar ne iš politikos kažkur ateitų. Tai be abejo, kad lengviau. Tarptautinėje erdvėje dirbant ypatingai tas jaučiasi, nes tiek buvęs ministras, buvęs meras, dar kažką, tai irgi yra tam tikros patirties iliustracijos. Aš šiek tiek, taip sakyčiau, kad kartais ir pervertinta gal, nes merų ir politikų visokių yra buvę, bet kai dedu į krūvą, kad užėmiau tas pareigas ir dariau tokius dalykus ir dabar toliau darau kitų kampų panašius dalykus, tai aišku, kad yra bonusas. Ar buvo sunku pasakyti įkainį pirmą kartą? Nes dabar tiek daug laiko jūsų atlyginimas buvo nustatytas. Ar buvo sunku, kad aš įsivertinti, kad aš esu vertas tokių pinigų dabar, su savo patirtim ir su savo žiniomis? Emociškai, morališkai ne, galbūt sunkiau grinai versliškai, nes natūralu. Aš dabar vis tiek tokia situacija esu, kai pardavinėjau savo protą ir laiką. Yra minčių, kad gerai būtų, kaip sakant, skeilinti visą tai ir pardavinėti jau, kaip sakant, ne kostiumus siūti, bet fabriką kostiumų turėti. Bet vis tiek realybė yra ta, kad aš pardavinėjau save pirmiausia ir su komanda kartais, tai labai akivaizdu, kad tas įkainis jo nėra objektyvaus, jis yra labai nuo situacijos priklauso ir tikrai ir pasukti galvą ir kartais persvarstyti dalykus. Tai nelengva visgi savo įkainį įvardinti. Tikrai nelengva. Bet aš vėlgi nesureikšminu to. Man atrodo, nelengva lygiai taip pat kaip ir bet kokią kainą įvardinti. Aš vienu metu turėjau tokia irgi nuotykė su startuoliu vienam padidinėjau ir irgi ten įkainių klausimai irgi viskas buvo, tai irgi lygiai taip pat nėra lengva įvardinti ir savo produkto kainą, nebūtinai savęs paties. Tai aš to nesureikšminu, kad savo sunkiau. Tiesiog yra tam tikrų produktų, kur labai gali aiškiai pasižiūrėti rinką ir žinoti, kur tu esi. Ir kai kur rinka būna labai homogeniška ir apibrėžta, o kai kur mažiau homogeniška. Tai irgi, kad ir mano paties dabar įkainius įvertinant, irgi tam tikrą prasme diferencijavęs esu Lietuvoje, Europoje ir už Europos ribų. Tai irgi, nes tam tikrais dalykais yra susiję ir objektyviais, ir subjektyviais. Bet iš tikrųjų visą laiką reikia sukti galvą iš naujo. Bet atlyginimas dabar yra daug didesnis, aš taip įsivaizduoju, negu kai dirbot meru ar iš vis politikoje. Nenorėčiau keistis dabar atgal. Supratau. Gerai, ir dabar, kai tas atlyginimas ar nedidesnis, pradėjot sekti išlaidą savo? Nes yra kas sekti. Pradėjot rašytis, nežinau, kažkokias taktikas daryti, galbūt investuoti gal savo uždirbtus pinigus. Išlaidas, tai tiesą sakant, aš visą laiką būdavo linkęs sekti, čia nuo ankstyvos jaunystės, nes būdavo tas poreikis ir šiaip labai įdomu. Tai išlaidas tikrai seku visą laiką. Pajamas irgi seku, dabar įdomiau pajamas sekti negu anksčiau, nes nuo fikso yra daug nežinomųjų, ar ne, nėra tokio, kad čia mano pajamas, čia išlaidos, čia yra daug, kaip sakant, ir multiplikatorių, ir klaustukų kiekvieną kartą. Tai yra įdomu, investuoti, taip investuoju, turiu savo tikslus. Tai nėra, kad ten milžiniškos sumos kol kas, bet be abejo, tai tikrai reikia. O pradėjote investuoti po to, kai išėjote iš mero, iš politikos, neišėjot pilnai, bet sakykim taip. Ar
ar dar prieš tai pradėjot tai daryti ir domėtis? Atmetus atskirus atvejus, tai iš esmės po. Nes, žinot, kaip ta pati pensijų, sakykime, antroji pakopa, irgi investicija tam tikrą prasme, tai irgi reikia galvoti apie tai. Bet ta finansinė tiesioginė prasme, tai daugiau po. Bet iš tikrųjų aš turiu irgi savo filosofiją apie investiciją, man atrodo, dažniausiai tai siejama tiesiai su pinigais, ne, pakalbėkime apie pinigus. Bet iš tiesų tai ne tik pinigai, tai yra daug kitur. Aš labai stengiuosi šiaip gyvenime užduoti savo klausimą, ar čia vartojimas, ar čia investicija, apie bet ką. Ir, pavyzdžiui, kad ir kokie čia būtiniai pavyzdžiai, aš atvažiavau su dviračiu dabar pas jūs, ar ne? Tai aš kažkada tai pagalvoju irgi apie atstumus, kuriuos važinėjau dviračiu mieste. Ir kartais galvoju, šiandien, pavyzdžiui, man reikėjo vis tiek, jau netoli pusvalanduko paminti. Ir aš prieš metus pusantrų būčiau pasakęs, ką neverta, čia atvažiuosiu su Boltu ar mašina ar dar kažko. Bet paskui supratau, kad šitas pusvalandžio važiavimas dviračiu nėra mano vartojimas ir išlaidos, tai yra mano investicija. Nes tai yra sporto klubo pakaitalas pirmiausia, ar ne? Plius tai yra du zuikiai viename ir malonu, ir sporto klubas, ar ne, tai santykis tarp vartojimo, tokio vartojimo, kuris nieko nekainuoja, ar ne, kad malonumą tą patirti, ir investicijos irgi yra tos pačios kategorijos. Tai aš sakyčiau, kad labai svarbu taip mąstyti ne tik apie pinigus, apie bet ką kitą. O apie materialų turtą irgi dažnai atsimenu kažkada, kai tarkim, sodybą savo pirkau dar labai senai, irgi va tas klausimas, ne, kas čia yra, nes dalis žmonių sako, o čia investicija. Ne, aš taip labai aiškiai savo pasakiau, čia yra vartojimas. Grynas vartojimas. Net jeigu tau atrodo, kad tu čia perki turtą ir gali potencialiai parduoti, bet iš principo geriau jau nurašyti tai vartojimo dalį ir net neplanuoti, kad tai investicija, negu apsimesti, kad tai yra investicija. Tai čia, man atrodo, labai svarbu vartojimo investicijos, tą santykį plačiau negu pinigai žiūrėti. O gerai, kokius instrumentus investuoja tada? Tai, žinokit, dėja paprasti, nes neturiu laiko labai gilintis ir sekti akcijų rinką, tai būtent visi išvestiniai būtent instrumentai, kuriuos mūsų finansų sistema gali pasiūlyti. Ir beje, labai esu nepatenkintas mūsų finansų sistema. Šia prasme, jeigu aš, tarkim, Maža? Ne maža. Bet čia aš sakyčiau, kad čia yra mūsų finansų politikos Lietuvos jau reikalas, konkurencijos vis dėlto iš fintech sostinės mes jau pamažu nebesam fintech sostinė, o žiūrint į bankų sektorių, tai toks kaip Vokietijoje atrodo, toks sustabarėjęs gana. Ir jeigu aš per banką, tarkim, investuoju, aš tikrai nenoriu sekti atskirų akcijų, atskirų įmonių, nes tai tiesiog ne man, aš neturiu laiko tiek ir noro, bet kryptį, regioną, aš visai jaučiu, kad aš kadangi seku geopolitinius dalykus šiek tiek irgi ir iš įdomumo, bet kartais ir darbui reikia, tai aš visai ir noriu pažaisti šitoje vietoje, bet jeigu mano pavedimas pirkti arba parduoti užtrunka 3 darbo dienas, tai yra lygiai po to, kai jau visa rinka, tokių kaip aš spėliotojų arba bandytojų jau pastatė savo statymus, ir jau viskas jau over. Žodžiu, per vėlai. Ateinu lygiai pasibaigus pietums. Tai tas mane erzina iš tikrųjų ir aš nesuprantu, kodėl aš, jeigu užsakymą pateikiu, turiu 3 darbo dienas. 3 darbo dienos. Ir čia toks kaip ir standartas. Toksai, bet aišku, reikia susirasti kitų patogesnių įrankių. Man irgi taip. Ir jų yra. Patogesnių įrankių. Mano tingėjimo klausimas. Aš jums, žinokit, po laidos papasakosiu apie patogesnius įrankius. Gerai? Tikiu. Ačiū, kad pasidalinot. Tokius turiu pasiruošus blitz klausimus. Tai jums reikės dabar, aš duosiu tokius pasirinkimus, jums reikės man greitai atsakyti savo atsakymą. Gerai, jūs esat pasiruošęs? Esat pasiruošęs. Gerai, tai pinigai ar įtaka? Pinigai. Didelis atlyginimas ar prasmingas darbas? Pinigai ar įtaka. Žinot, pinigai irgi yra įtaka, to neužmirškim, bet jo, tai čia yra įtaka, yra burbulas iš tikrųjų šiaip bendrai. O koks antras klausimas buvo? Didelis atlyginimas ar prasmingas darbas? Oi, čia buvo turbūt. Aš visą laiką tarp abiejų balansavau. Vieną pasirinkti reikia. Gerai, renkuosi vis dėlto prasmingą darbą. Pirmoje vietoje būtų. Galbūt balansas man pasikeitė labiau, kad ne tik prasmingas, bet ir atlyginimas normalus. Iki politikoje kolektyve buvo, tai buvo vis vienareikšmiai. Žinau tokį posakį ikigai.
Tai va yra toks posakis, kad jeigu tu darai tai, kas tau sekasi ir tai, kas yra prasminga, kad tu visada gausi gražą. Tai aš tuo tikiu šiaip, tai čia apie tą prasme. Irgi reikia, aš labai irgi palaikau tą, bet ir linkęs visą laiką nepervertinti šito dalyko, nes yra daug ko, yra visą laiką ir sėkmės faktorius, ir orientacijos dalykus, kurių tikrai žmonėms reikia, o ne tau reikia, nes man atrodo, pavojinga per daug to vadovauti. Visiškai nesivadovauti pavojinga, bet šiaip realiai, jeigu tu darysi tai, kas tau patinka, nekeldamas klausimo, ar tavo klientams esamus ar potencialiems to reikia, tada gali būti tik prasme. Gerai, tęsiam. Gerai. Meras ar ministras? O, ir mero darbas įdomesnis, intensyvesnis ir kūrybiškesnis, tai taip sakyčiau. Privatus ar viešasis sektorius? Dėja, statyčiau už privatų sektorių. Taupyti ar investuoti? Be abejo, investuoti. Automobilis ar dviratis? Ne, šiandien kaip tik atvažiuodamas sakiau, nors mačiau prognozę, kuri dabar stebėtinai tiksli būna 15 minučių tikslumu, kad greičiausiai truputėlį gausiu lietaus, bet vis tiek kalba, baisiai nenoriu su to automobiliu. Tai aišku, jeigu tai gali, tai dviratis. O gali daugelis daug daugiau negu kad naudojasi, man atrodo. Visom prasmėm. Ir oro prasme, ir atstumų prasme, ir visko. Plati gatvė ar platus šaligatvis? Žinot, aš vieną tokią beviltišką kovą buvau pradėjęs sakyti, kad šaligatvis irgi gatvės dalis. Bet žmonės taip nesupranta. Tai adekvatus ir tas turi būti. Tikrai negaliu, nei vienas iš jų. Jeigu su dviračiu važiuoji, platus šaligatvis gal tada. Aš su dviračiu stengiuosi važiuojamąją dalim važiuoti. Išskyrus labai retus atvejus, bet tikrai ir vienas ir kitas. Dydis nebūtinai yra gerai. Bet man to šitą reikia. Kad mes kartais sakome small is beautiful, bet paskui galiausiai atsisukam ir kuo daugiau, tuo geriau. Tai iš tiesų tas kuo daugiau, to geriau turi labai natūralias ribas, kaip ir kuo mažiau, to geriau irgi turi natūralias ribas. Tai man atrodo, kad čia šioje vietoje sakyčiau, kad neteisingas klausimas. Gerai, atleiskite, kad šį klausimą tokį parinkau. Čia mano teisė išrišti, išvinioti tą ir galimybę, nes klausimai, aišku, visi teisingi yra, bet šito vietoje yra, tiesiog negali būti mažas, didelis ir didelis. Lukiškių paplūdimys. Pakartotumėte ar ne? Ne. Ne dėl to, kad buvo blogas, bet dėl to, kad vieną kartą kai kurie dalykai vyksta, jeigu apie Lukiškių paplūdimį, bet kaip apie idėją, apie tai, kad reikia kartais supurtyti, kad pamatytų žmonės kitaip, tada vienareikšmiai taip. Ir čia beje irgi, aš taip jaučiau, kad truko laiko atstatyti visą tą matymą, kodėl visą tai reikalinga, nes nebuvo ne dėl to, kad smėlis Lukiškių aikštėje. Man labai norėjosi, kad žmonės pamatytų viešas erdves miesto, kaip tikrai viešas erdves vakarietiškai. O viešos erdvės ir ypač aikštės, jos turi tą funkciją, kad tenai gali ir turi vykti viskas. Turgus, šventė, gedulas, minėjimai, sportas, atsipalaidavimas, šiaip bet kas. Tai normali vieša erdvė yra tokia, kurioje vyksta viskas. Jeigu tu tik tai išmeti dalį, tai reiškia, tai yra jau labai tokia netikra vieša erdvė, labai apribota vieša erdvė. Jeigu pasakai, kad čia vyko tragiški atvejai, tai nebegalima linksmintis, labai blogai. Arba jeigu linksminamas, tai negalima liūdėti, irgi labai blogai. Žmonės turi tą erdvę šiaipinti, kaip čia pasakys, kad būtų. Tai va čia prasme, tai man atrodo, prisidėjo prie edukacijos, kad būtent aikščių vaidmo būtent toksai yra. Ne tik kalbant apie Lukiškių aikštę, bet ir apskritai apie viską. Ar turtingas žmogus gali būti geras politikas? Taip ar ne? Žinoma, taip. Ar finansiškai priklausomas politikas gali būti sąžiningas? Manau, kad taip. Vienas Vilniaus projektas, kuris buvo vertas kiekvieno euro. Žinot, taip, toks gablus klausimas. Jūsų kadencijose. Kiekvieno euro. Toksai. Tai aišku, ir tie miestų žalinimai, ir iš tikrųjų ir gatvių pertvarkymą, manau, kad vertas kiekvieno euro. Ir tikrai neieškosiu kažkokio egzotiško, tai kalbėsiu apie tai, ką žmonės sako. Tai nereiškia, kad nebuvo galima vienu ar kito eurų mažiau išleisti, turbūt buvo galima, ir tai toli gražu nereiškia, kad nebuvo galima vienu ar kitu aspektu geriau padaryti, nes tikrai galima. Bet iš perspektyvos laiko žiūrint, tai manau, kad taip. Vienas projektas, kuris kainavo per daug.
kas čia per daug kainavo. Vėlgi, daugelis projektų turbūt kitom sąlygom esant galėtų būti pigesni. Ar netgi tas pats nacionalinis stadionas ar koncertų salė, dideli projektai, kur dabar daromi, vėlgi, viešųjų pirkimų niuansai, kiti niuansai galėjo būti pigesni. Bet sakyčiau, kad išskirti tokį vieną, kad ne, čia galbūt nevertėjo tiek leisti, tai neturiu tokio projekto. Vienas žmogus, kuriam šiandien norėtumėte paskambinti ir atsiprašyti. Ačiū Dievui, lyg ir atsiprašinėjau aš tų žmonių. Ne, dar kartą atsiprašyti tai nėra poreikio, bet nekyla, nėra tokio galvoje žmogaus. Vienas žmogus, kuriam šiandien norėtumėte padėkoti už visą pagalbą politikos kelyje. Irgi labai daug ir kitų žmonių yra, bet ir padėkojęs esu. Irgi. Šiaip beje labai, man atrodo, svarbus dalykas. Čia irgi galbūt galim tai vadinti investicijai santykius, prie pokalbių, bet visą laiką, jeigu pamatai kažką gero ir nori padėkoti, jeigu reikia atsiprašyti, iš karto atsiprašyti. Tai stengiuosi taip ir daryti, turbūt yra kažko, kas šiandien man neteina į galvą, ką reikėtų padaryti, bet bent jau tikrai džiaugiuosi, kad taip išdresiravau save, kad jeigu kils į galvą, tai ir padarysiu, nelabai atidėliodamas. Tai man atrodo, kad esu ir padėkojęs ir atsiprašęs žmonių. Bet kas tas žmogus? Man tiesiog dabar labai įdomu. Oi, labai daug. Iš tiesų, tai pradedant nuo komandos, aišku, kuri buvo nemaža ir kintanti, ir netgi aš kartais šokiruoju žmonės sakydamas to, netgi kartais tie komandos nariai, su kuriais nebūtinai gražiuoju teko atsisveikinti, nes irgi buvo tam tikras laikas, kai buvo labai daug prasmės, paskui buvo kažkam nepavyko gražiai atsisveikinti, bet vis tiek dėkingas esu. Tai tikrai visiems be išimties komandos nariams tikrai padėkoti noriu ir bendražygiams, ir artimiesiems, čia ratas labai didelis. Čia sakyti, kad čia aš, tai būtų labai, labai jau neadekvatu, man atrodo. Jeigu nebūtų Laisvės partijos ir negalėtumėte sukurti naujos, į kurią partiją eitumėte? O, sudėtingas dalykas tom partijom. Tai aš taip sakyčiau, kad nėra nei vienos partijos, įskaitant beje ir Laisvės partiją, kur sakyčiau, kad 100% man patinka. Nėra taip. Aš tai traktuoju partiją vis dėlto kaip įrankį priimti sprendimus per demokratiją, nes jeigu nebūtų partijų, reikėtų jas išrasti. Bet tapatinti su partija, kad ta ne kita ir niekaip kitaip, tai irgi yra, man atrodo, neadekvatu ir naivu. Tai neturiu tokių varianto B, kartais pagalvoju, apskaitai man likti politikoje net to vienu pirštu ar ne, bet iš tikrųjų partijos naudingas įrankis, tai daugelį gerbiu. Daugelį gerbiu, tai gal visgi atsakysite kitą klausimą, į kurią partiją niekada neeitumėte. Į tą Nemuno dešrą, kaip vadinasi, aušra. Tai tikrai neeičiau. Ir man atrodo, tai yra ypatingo moralinio sugėdimo. Tikrai nenoriu pasakyti, kad žmonės rinkėjai, nes galima ir pasiklysti, ir netaip vertinti dalykus, ir kažką matyti kito, ko aš nematau. Bet kalbant apie lyderystę, tai aš manau, matau didelį ciniškumą ir visą tai, ko neturėtų būti politikui. Ir mano paskutinis klausimas, Remigijau. Jeigu šiandien prieš jūs sėdėtų jaunas žmogus, kuris nori eiti į politiką šiuo metu, bet ir nori išsaugoti savo finansus arba galimus finansus ir tokį normalų asmeninį gyvenimą, ką pasakytumėte tam žmogui? Neik. Nežinau, čia iš tikrųjų taip jeigu trumpai, bet iš tiesų tai reiktų apgalvoti, o koks tikrai tas planas yra. Nes aš tai sakyčiau, vis tiek yra dalykai daromi pirmiausia bandymo būdu. Tai nieks į politiką ateinant nebus iš karto dėmesio centre ir ten to visko reikia spręsti. Vis tiek turi ateiti, apsižiūrėti, kažkam padėti, pamatyti iš vidaus, ar tinka, ar netinka, padėti galbūt nebūtinai pačiam einant. Tada vėlgi, būkime atviri, jeigu eisi tarybos narius, kur nors savivaldybės, tai tikrai tu netapsi automatiškai smaigaly tokiam, kad visi tave žiūrės kaip į politiką. Jeigu jau nueini ministro, mero, galbūt dalinai Seimo nario, bet irgi nebūtinai lygių, tada taip. Nes iki viceministro aš sakyčiau, kad tai nėra tos tokios įtampos, kaip jau esant smaigaly, kai tu pats sprendi, kai ne kažkieno komandoje esi, o pats sprendi. Nes buvimas kažkieno komandoje ir buvimas komandos lyderiu yra
žiauriai skirtingi dalykai. Tai keli laipteliai ir satisfakcijos, ir kainos prasme yra keli laipteliai skirtumas. Tai šia prasme, tai eik pabandyk. Ačiū labai, kad atvykote. Man buvo smagu šitas pokalbis. Ačiū labai. Aš maždaug įsivaizdavau, koks žmogus jūs esat, nes tikrai esu ir girdėjus ir kitus interviu, ir viešus kažkokius pasisakymus, tai labai džiaugiuosi, kad šiaip teko tokia galimybė susipažinti, pasišnekėti ir apie tokius dalykus atsakyti savo, netgi į klausimus kažkokius. Ir aš jums turiu pabaigai tokią dovanėlę nuo Profitus. Tai pakalbėsim daugiau šiaip tais, kas ten yra viduje, bet ten yra tas, sakykime, kitas investicinis instrumentas, pavadinkim. Tai tokį neišduosiu, kas tiksliai, bet va čia jums dovanėlė. Ačiū labai. Ačiū, kad atvykote, Remigijus. Ačiū. Labai nuostabu. Ačiū.